užtenka vieną kartą pakentėti, kad būtum visą gyvenimą čempionu. Sveiki, mėly draugai, šiandien pas mūsų studijoje antroji lietuvė, kuri gimė, užaugo, sportavo Lietuvoje ir pasiekė visų turbūt kultūrizmo atstovų svajonę, tai yra papuolė į Miss Olympija čempionatą. Dainora Dorojonaitė. Sveiki, malonu. Labai malonu. Dar tave šiek tiek pataisysiu. Pataisyk. Tai antra iš Lietuvos arba iš Klaipėdos atletė, bet dar yra kelios moterys dalyvavusios, bet jos ruošėsi tuo metu tiesiog ne Lietuvoje. Tai tu manęs nepataisai? Nes aš taip ir pasakiau, kad kurios gimė, užaugo, sportavo Lietuvoje ir iš čia iš Lietuvos. Bet jo, aš girdėjęs tą istoriją, galėsi iš tikrųjų papasakoti, netgi girdėjau, buvo tokių nepasitenkinimų, kad va, tu ne vienintelė, tu ne vienintelė ir ne antra, ir ne trečia, tu kažkokia ta, o kas čia per situaciją, kas čia per jūsų intrigos tokios vidinės? Nu, tiesiog buvo žmonių geliukų, kurie nepatiko galbūt keli įrašai ir straipsniai, kuriuose, aišku, kaip turbūt tikrai žinai, kad žurnalistai ne visą laiką pateikia išplėstą gal turbūt ar ne kartais, klikbaitiniai, ypatingai tie užrašai, pavadinimai, kur atrodo, tu iš konteksto paimti žodžiai ir iš viso gali interpretuoti visai kitaip, o teksto nieks neskaitogi. Ne, ir dažniausiai tie straipsniai būna be tavo interviu, kurie būna išimti iš konteksto. Tai tiesiog buvo paminėta, kad iš Lietuvos ir buvo moteris arba pavardės paminėtos prieš tai straipsniuose, bet nepasitenkinimas buvo, kad mes irgi iš Lietuvos ir mes irgi lietuviai dalyvavom, buvo straipsniuose paminėta, kad tie žmonės yra lietuvių kilmės, o tai ką mes ne iš Lietuvos, tai gavosi toksai konfliktas, kad nepatiko turbūt, kad daugelį straipsnių minė kaip antrą žmogų, nepaisant to, kad istorijoje esam buvusios ne vien tik dvi lietuvės. Kiek jų? Yra buvusi Inga Neverauskaitė, Živilė Raudonienė, Natalija Murnikovienė ir Burneika. Tai vat. Tai tu dabar penkta? Ketvirta. Ketvirta? Jo. Ketvirtas, kad eisi. Moteris. Moteris. O vyrų mes turėjom? Burneika. Burneika. Burneika dalyvavo jisai Olimpijoje. Kelintais šiais metais buvo? Negaliu dabar tiksliai, bijau suklysti. O kaip jums sekėsi? Nebuvo labai didelis ir geras rezultatas. Nebuvo, jo? Jau sumeluot lygtais 13 vieta. Nu, bet jau papulti ten tai jau yra kažkas. Taip, tai yra daug kažkas. Daugelis turbūt, kur nesįdomi galėtų pasakyti, o tai čia ne penketukas ar ne šešetukas ar panašiai, tai papulti yra kosmosas ir turbūt būti top 10 yra kosmosas. Bent jau man taip atrodo. Tai kalbant apie kosmosą, aš žinau, kad tu esi mūsų batonėlių gerbėja ir tu lygiai taip pat ir mūsų gražiai ir pagyriai savo storiuose, sakai, kad kosmosas. Tai tradiciškai noriu tau, ne siurprizą, o dovanėlę duoti. Ir aš žinau, kad tu dabar gali čytinti biškį, gali biškį kalorijų užsimesti. Aš jau užsimečiau, bet dar toliau biškį pratęsiu. Tai va tau batonėlį mūsų Kuvalda Barsai. Ir aš tikiu, kad galėsi dar kartą feedbacką duoti. Gerai. Bus labai malonu iš jūsų pusės. O dabar trumpai papasakok, mes jau kalbėjom kažkada apie tai, bet briefly, kaip atsiradai šitam sporte? Atėjau į salę ir atsiradau. Tai šiaip trumpai, tai pamačiau internete, kada dar šiek tiek sportuodavau sporto klube, kas yra iš vis tas lengvesnis kultūrizmas, tas moteriškas kultūrizmas, tas bikini fitnessas, kur moteris atrodė tokios elegantiškos, gražios. Ir aš atsimenu, vasarą sėdėjau prie to savo kompiuterio ir aš galvoju, aš ten noriu būti. Man tada aš pamačiau, galvoju, man ten reikia būti ir pradėjau tiesiog ieškoti per pažįstamus. Mokykloje mokiausi gimnazijoje ir gimnazijoje jau mačiau kelis vaikinukus, kurie buvo dalyvavę ir tai buvo mano antros pusės Edgaro kaip ir kolegos, netgi jisai su jais irgi treniruodavosi ir netgi keletą jų treniruodavo ir tiesiog aš jų klausiau, kur man reikia eiti, nes, maniau, kad jie tikrai žinos, kur nueiti, nes, jie jau buvo dalyvavę, ką man reikia, sakau, daryti, kur man reikia patekti, kad aš galėčiau ruoštis. Na ir tada jie rekomendavo mano dabartinį sužadėtinį Edgarą ir taip ir mes pradėjome dirbti. Kaip mielai skamba. Žinau. Mažutė Edgarą. Mažutė Edgariuką. Kai be pastatysi, tai bus kvadratas 2-metrinis, jo? Svarbu, vis tiek mažutis.
Sakyk, per kiek laiko tu pasiekiai, jau pradėjai siekti rezultatų, kažkiek rezultatai atsirado šitam sportui. Tu atėjai, kaip ir suprantu, visiškai buvai ne panašios formos, kaip dabar esi. Anksčiau tu sakėjai, tokia patlesnė mergaitė buvai ir su sportu apskritai nedraugavusi. Gal šiek tiek klaidingai. Aš nebuvau labai gal stora, bet... Na, aš nesakiau stora. Putlutis, bet su sportu, kadangi čiuožiau dailų čiuožimą, buvo apie 6-5 metai. Ir po to aš vis tiek iki Edgaro ėjau į salę, kaip turbūt daugelis dabar paauglių džimpliuose. Nu, bet tu ten turi kažkokią tais programėlę, bet tų žinių, žinai, kai tu esi vienas, nebus daug. Tai aš atėjau ganėtinai su stipriomis kojomis, gal taip pavadinti. Gal aš nepasakysiu, net ne tik programėlė, o motivacija. Tu programėlę gali turėti, bet ją naudotis tą programėlę yra dar kitas dalykas. Taip, tu žinai, kas tau yra parašyta į tą lapuką, bet daugiau ties to ir apsiribuoja. Aš labai buvau su prastu, kaip pasakyti, suprasta jėga ties viršutinė kūno dalimi. Pas mane buvo atlikta pečio sąnario operacija tada, nes pas mane yra truputį metalo ten įdėta, pas mane išnirdavo pečio sąnarys. Ir būtent kai atėjau ir pradėjau treniruoti su Edgaru, tai buvo tokia situacija, kad jeigu pasiemi 2 kg svarelius, taip galėdavau iškelti, 15 galėdavau pakelti, o su šia ranka... 15 kartų? 15 pakartojimų, o su šita ranka 2. Tai tokia buvo pradžia. Tai reikėjo... O tu plak, kas su pečiu buvo? Jisai tiesiog išnirdavo, kaip ir bent jau daktarai sakė, buvo gal iš prigimties laisvesni raiščiai. Tiesiog pirmą kartą išniro pečio sąnarys ir kai pirmą kartą jisai išniro, jis pradėjo man pastoviai nirti. Nes man buvo prieš 10-12 metų gal išmuštas petys ir ten kapsulė trūko ir atrodo kaip ir pradžioj galbūt būdavo, kad jisai šokinėdavo, paskui sustiprinau raumenis ir problema dingo. Jisai šokdavo visiškai? Jau būdavo, kai jau nuovargis eina, jau pavargsta organizmas, kai mes ten ruošimės ištarmį darom ir tada šonį kokį metį, toks. Bet jisai grįždavo. Bet jo grįždavo. O pas mane būdavo, tarkim, taip. Ir čia palikdavo tuščią ir tada išlysdavo laukan. Ir yra buvę, kad turėjau tas mini narkozės 3 kartus per mėnesį. Yra buvę, buvau mokykloje, pavyzdžiui, Budžių Rūbiniai. Ta pas man buvo narkozės. Nu, tokios duoda truputį nepilnas, kad jie atlaužtų atgal, statytų tą petį, nes dažniausiai būdavo, kad aš labai įsitempus būdavau, nes... Tai čia absoliutų 50? Jo, 2. 2. Nu, nėra daug. Tai dažniausiai kartais, kai visiškai, jeigu žmogus atsipalaiduoja ir jeigu medikas moka atstatyti, tai būna greitai, bet dažniausiai būdavo labai įtampa, nes skausmas būdavo, nemokam sakyti, žiaurus. Ir yra buvę tokių situacijų, esu išsinarinus miegodama, kad atsikeliu ryte, tarkim, pagalvė, ranka buvo taip, atsibundu ryte ir žiūriu, jau pirštai yra nutirpę. Ne tavo ranka. Ir viskas. Yra buvę mokykloje Budžių Rūbiniai, duodu paltą, kabinu paltą, išnyra. Yra buvę Circle K, kad moviaus paltą. Išnyra, nu ta prasme, nebegalėjau nieko daryti, kur pasikelia ranka. Tu ateina, tipo, Circle K. Čia jūsų degalinė kalta. Tai taip ir buvo, ir aš atsimenu labai dėkoju, nes toksai vyras buvo ir jis mane nuvežė greitai į ligoninę ir mane vėl ten guldo, atlaužė per miegus. Yra buvę vieną kartą plaukiau baseine. Tai buvo vestuvė 2 diena, didelės vestuvės, žodžiu, ten daug pirčių, baseinai. Ir aš ten nardžiu, plaukiai ir galvoju paskutinį kartą. Šokau, tada buvo Mosėdis, šiek tiek toliau nuo Klaipėdos ir aš plaukiu ir pakylu į viršų ir manęs nieks, aš negaliu išlipti, man skauda. Ir atveža tada, atsimenu, į Skuodą. Ir sakau, man tai buvo 2 kartas ir man buvo prieš tai Klaipėdoje atstatęs gydytojas ranką. Sakau, statykite ranką, ne, mes nemokam, mes nedarysim nieko. Skuodė taip sakė? Taip, Skuodė taip pasakė. Ir ką daryti, ir tada sako, važiuokite į Klaipėdą. Ir ta ranka, ten man skauda, ten žvyrais važiuoja, žodžiu, jinai skauda ir atvažiavam tada į ligoninę, vaikų dar tada. Ir, žodžiu, sako, kada valgėt, turėjau palaukti dar 4 valandų. Ir kol buvau, guliau, jinai man atšoko atgal, nes atsipalaidavo raumenis ir atsistatė atgal ir nebereikėjo. Tai, žodžiu, labai ilgai pravardavau, tai va. Ir kadangi buvo daug išnirimų, gal 14, ir tada jau nebegalėjo, yra viena operacija, kai tavo apsiūna raiščius. Jo, ir būtų jinai man jau nebepadėjus, gal būtų padėję 50% buvus likus tikimybė, kad po operacijos vis tiek gali kažkur, jeigu būtų didžiulis smūgis, galėtų jinai išnirti. Tai tada ten lygtais dar buvo kremzlė dirbtinės dadėta, man atrodo, sąnaryje. Kremzlės dirbtinė? Jo, nes jinai buvo... Dirbtinai.
Nu, bet iš kažkur tai gal paimta, turbūt, iš tavo kūno dalies kažkokios. Aš negaliu tiksliai. Man dabar nusi, kai tvarkai, man sako, atsikeliu, daktaras sako, žinok, aš tavęs neatsiklausęs, padariau dar šiek tiek tau plastikos nosies. Sako, taip, pas tai čia buvo nusmūgių pertvara, kremzlė susidarius 5 sluoksnių, sako, tokio storio, todėl, sako, tu negali per tą šnevrę prakvepuoti. Sako, man taip ją reikėjo išpjauti, bet arba išimės lauk. Sako, bet jo, panaudoti, aš sako, čia biškiu uždėjau, sako, tai tau mažiau bus riesta nosis, labiau tiesiai įleisės į apačią. O, matai, bus straipsnis, kad tu koreguojasi. Nu, kažkaip tai. Taip, ne, aš jau bent jau apie tai rašym, sakau, kad jis tokiu nustebęs buvo, kaip ir neplanuotai. Ne dėl to, kad tau buvo blogai kvėpuoti, o dėl to, kad norėjai pasikeisti vizualiai. Ne, iš tikrųjų dėl kvėpavimo. Aš vizualiai pasikeisiu po savo karjeros, tai aš jau tikrai darysiu tokią Michael Jacksono nosytę. Nu, gražu. Ne, nu gal juokauju, aš ne Michael Jacksoną, bet susitvarkysiu pilnai pertvarą ir viską, kad būtų tokia, žinai, kad solid, kad įkvėpi ir kitiems trūksta oro, žinai, kambarį. Gerai, o kiek metų tu dabar esi atidavusi sportui ir kiek dar planuoji atiduoti? Tai 10 metų yra lygiai nuo tos dienos, kaip atėjau pas Edgarą treniruotis, tai taip yra jau 10 metų. Bus 10 metų šį rugsėjį. Tai jūs kartu dabar jau 10 metų. Nu taip. Tai jūs tai iš karto taip jau suvaibinot? Po 3 mėnesių. Nebuvo 3 mėnesius solidžiai bendravom kaip normalus žmonės. Atletas su sportininku, po to matai. Kaip mokytojas su mokinė. Tai frikis skamba, jo, kaip koks nors kunigas su klapčiuku. Nu gerai. Jokauju. Čia juodas humoras, atsiprašau, kas nesupranta, kas labai tikintis, viskas yra gerai. Kunigai tai tikrai žvengia. Man šitą užskaitau, tikrai šitas geras. Kiek dar planuoji? Pasportuoti? Pasportuoti. Nu, būti šitam Olimpe, sakykim taip. Sportuoti mes jau žinom, kad jau yra žmonės narkomanai, sportininkai, tai jiems jau reikia to sporto. Tai yra dvi rūšis. Arba jie per savo karjerą antiek atsivalgo sportą, kad paskiau mes žinom ne vieną boksininką ir futbolininką, kur būdavo, o tokie šakaliukai bėgioja, ten visą laiką daro aktyviai, belie kokius aukštumus pasiekė, baigė sportą, jie paskui, net pažinsi žmonės, o tokie visi apsileidę, jie iš viso į tą sportą net pusę nežiūrėti nenori. O yra žmonės tie, kurie paskui nuolat palaiko tą fizinę formą, jie mėgaujasi, žinai, nepersistengia, nepervargsta, palaiko fizinę formą, aktyvumą, formas visas ir taip toliau. Na, dabar bent jau tas ar ne tikslas yra Olimpija, aišku, labai priklauso, kaip ar ne toliau seksis, bet kadangi dar tik tai artėja 27 metai, kaip ir jau ir tik, tai senstu, bet kad jau pavyko ar ne papulti tą Olimpiją, kažkaip nesinori šiandien uždaryti, ar ne, norisi dabar, kodėl nepadaryti to top Olimpijos, nepapulti 5-tuką. Šiaip prašom, panė, yra vyrukų, kurie ir po 6-7 kartus yra tapę. Ne, taip, tai čia yra, jo, ir ką norėčiau pasakyti. Olimpija, atsiprašau, kiekvienais metais? Jo, kiekvienais metais ir irgi, tarkim, Lietuvoje sako, eina savo, tu jau į Olimpiją papuolė, ar ne, o pavyzdžiui, yra buvusi mergina ten 23 metų, 3 kartus jau Olimpijoje buvus. Šanikė, jeigu aš tik tai Grand. Ir aš galvoju, kada aš būdavau čia ir treniruodavau, aš vis laiką kažkaip niekada nežiūrėdavau vien Lietuvos lygį. Aš vis laiką žiūrėdavau į geriausius pasaulyje. Ir aš ateidavau pas Edgarą, sakytusi, tokia į 23, jinai jau laimėjus ten. Ir atrodo, nepaisant, aš... Laimėjus jinai? 3 kartų. Laimėjus? Laimėjus, jeigu aš neklystu. Aš bijau sumeluoti. Nepapolus, o laimėjus? Taip, visą Olimpiją. Ir jinai tada nenormaliai atrodė. Tai... Aš galvoju visą laiką, aš sėdžiu, man 2-3, žinai, ir aš galvoju, jinai jau laimėjęs ten. Ir dėl to visą laiką aš manau, kaip ir dar galbūt naisiu šiek tiek iš šono, kaip ateina merginos pozuoti, sako, tu man nerodyk, jinai profesionalė. Sakau, tu privalai žiūrėti tos, kurie yra aukščiausio lygio, jeigu tu nori tarti tarp mėgėjų geriausių. Kur tu žiūrė tokio nesamą gali galvoti? Taip yra, žmonės, man čia nereikia, tai kam tu ten eini, jeigu tu nežiūri geriausius. Tai va, tai dabar, kai mes papuolėm į Olimpiją, norisi ar ne toliau varyti ir tas yra kažkaip širdį, kad irgi daugelis yra klausę, tu tiki, kad tu gali laimėti? Jo, aš tikiu. Aš manau, kad tai yra galbūt įmanoma ir tai yra padaroma. Kaip suprantu, per dantį patraukta? Ne, tiesiog net ne per dantį, o žmonės nuo širdžiai klausia, iš tikrųjų, nes iš vis atrodo... Parodė, tai nuskambėjo visai neskaniai.
Šiaip yra taip, kad jie iš vis niekas negalvoja, Lietuvoje iš tikrųjų, bent jau mūsų sporte, kad iš vis kažkas gali papulti. Dabar. Nesakau kaip vėliau, bet dabartinė, ar ne, mūsų sferoje ir kaip papuoliau, žinai, buvo toksai visiems šokas. Nu, nes pavyko tikrai ir mums patiems buvo didelis ar nenuostaba, kad tikrai pavyko. Nu ir dabar tai, anksčiau, sakau, ta pradžia būdavo. Niekas netikėjo, kad tapsim pro. Tapom. Niekas netikėjo, kad mes kažkada būsim netgi topę profesionalų buvom praeitais metais ir niekas netikėjo, kad mes papulsim į Olimpiją. Aš dabar nuoširdžiai tikiu, kad mes galim patekti topą. Nu, nesakau, kad tikrai, galbūt šiem, bet tikrai. Topas čia reiškia top 5. Top 5, pavyzdžiui, yra dalyvių, dabar Olimpijoje, Wellnessas, papuolamės merginos, papuls 27. Nuo 16 vietos tavęs nebevertina, tiesiog visiems surašo 16 vietą. Papulti top 10 jau yra crazy. Ir aš manau, kad tikrai įmanoma papulti top 5 ir kažkada įmanoma papulti tą top 3. Tik tai reikia tikėti ir daryti. Aš manau, įmanoma. Tik reikia varyti. Ir kiek dabar tai trūks, aš dar pasidraskysiu ir žiūrėsiu, kaip seksis toliau. Jeigu matysiu, kad einasi gerai, tai dar nestabdysiu. Tikrai. Aš įsivaizduoju, dar 5 metus žadu atsiduoti bent jau crazy. 5 metus. Crazy iki negalėjimo. Tikrai. Nu, noriu irgi šeimos. Kažkada reikės kurti. Apie šitus mes irgi dalykas pakalbėsim ir... O dabar, jeigu grįžtant apie to pačio žmonių komentavimo, pavydas tarp sportininkų, tarp trenerių, vis tiek jūs, jeigu jie, žinai, visi dažnai klausia, bet, yra tokia. Aš turiu du tokius pateisinimus, kartais būna, kad, kaip čia gali būti, ar ne, mūsų tiek yra mažai ir kodėl mes, nepalaikom vienas kito, bendruomenė yra nedidelė. Iš kitos pusės, tai visi yra nevalgę. Visi sunkiai dirba ir visi nori būti pirmi. Ir daugelis sako, kiti ateina, aš visi gerai sakau, turi būti labai malonus konkurentam, tai toliau, bet tu iširdį vis tiek nori nugalėti. Ir kiti žmonės yra tiesiog netokie galbūt malonus ar draugiški, jie tiesiog mato tą vieną, kad nori būti pirmi. Ir kartais tas toks konkurencija užvaldo kartais smegenį, žinai, būtent po to būna žmonės pagalvoja, blemba, gal aš čia per daug draskiausi, būna kiti ten mėto medalius ar taip toliau, nes galbūt jie būna, galvoja, arba galbūt treneris sakė, kad oi, koks tu geras, o atvažiuoji varžybas, pasirodo, nesi toks geras. Toks, jo, būni įsitikinęs mintyse. Kartais net nesportininkai kalti dėl savo elgesio, aš taip galvoju. Arba tų emocijų ir panašiai, nes aš manau, turi tai priklausyti nuo vedlio. Kokias tau įskiepė vertybės, ar ne, kad tu turi, nepaisant to, gerbti konkurentą, ar ne. Ir ten toks, anoks, panašiai, aš čia geriausias, bet jis irgi dirbo. Taip. Tai va, tai čia aš manau... Jau pagarba yra užsitarnavęs, šalia tavęs stovi. Taip, tai čia toksai, sakyčiau, vėlgi. Kiti užvaldo emociją, kitiems gali įtaką padaryti, kas juos ruošia, o kitą kartą priklauso ir nuo žmogaus pačio, ne, vieni yra agresyvūs, pikti, kiti geranoriški. Tai. O aplinkui, Lietuvoje dėja jo. Yra gerų žmonių, kaip ir visur turbūt. Yra ir tokių, kurie, sakau, dažniausiai tai užvaldo to momentų būnančios emocijos, kaip irgi daugelį kartų pasakau, kur dabar buvo tos ar ne varžybos, kuriuose pavyko laimėti kelialapį į Olimpiją. Tai yra merginų iš kitų šalių, Prancūzija, Ispanija, kur mes jau važiuojam į 3 turnyrą gal ir mes labai gerai sutarėm. Ir pavyzdžiui, iki varžybų, tai mes ten kartu gulam, mes dalinamės ten tiesintuvais, šulkom, viskuom. Ir kai aš jau patekau į top 2, nes būna dar neapdovanoja, bet pagal lyginimą pas mus eina suprasti vietas, jų nieks nebešneka su tavim. Mes dar turim lipti į sceną, nieks nebebendrauja. Ir nepaisant to, kai varžybos baigėsi labai vėlai, tai buvo 2:30, ten kol dar paėmė interviu, kol padarė fotografijas ir taip toliau, nei viena konkurentė nepasveikino, jos visos išėjo, nieks net nežiūrėjo mane ir išvažiavo tiesiog laukan. Tai aš likau viena pati, aš nuėjau tiesiog, buvau irgi tada viena, susirinkau savo daiktus ir išvažiavau. Niekam nebuvo įdomu. Jau kai atvažiavau po 4 savaičių, nes turėjau dar vieną startą, nes galėjau nebevažiuoti, bet buvo bilietai nupirkti. Tai tu vėl daugelį jie kaip kinta konkurentai, bet kitos vis tiek tos pačios atvažiuoja, nes tu būni suplanavęs turnyrą. Tada ateina jau biški būna nusiraminusios per 4 savaitės, žinai, susidėjusios į lentynėlės, tada ateina congratulations. Jo, bet gali būti, kad gal jos net netiek, gal pykčių tau laiko, kiek jos savim yra nusivylusios. Mes galbūt, žinai, mes tai asmeniškai priimam, nes tik sėdėjom, gulėjom, bendravom, bet kaip tu sakai, jos labai labai nori pačios būti pirmos ir čia nesigavo. Per mažai dirbau. Kokia aš esu nevykėlė galbūt, žinai, galvoju pas ją sukasi ir jinai išvažiavo, žinai,
sudaužyta širdim ir viltim. Čia yra tiesa, yra tarkim 15 merginų, bet yra tų tokių mergaičių, kurios atvažiavo, tarkim, į sezoną gal pirmas varžybas, ar ne, ir kitos, kaip aš, jau važiuoja į trečias varžybas. Tai tarkim, prieš tai 2 varžybusės vykusios mes buvom kartu. Ir buvo tokia situacija, tos merginos, kurios užėmė 3-4 vietą, jos buvo prieš tai varžybose prieš mane. Nes aš truputį susimojau, yra daug dalykų, prieš tai varžybose truputį trūko kūno kondicijos ir ryškumo, jis nebuvo darytas, tai čia viskas normalu. Ir šiek tiek padariau vienoj pozoj klaidą. Per daug pasilinkimą į priekį. Ir po to, kai eini, gauni feedbacką iš teisėjų ir sako, buvo ten, trūko tau truputį galbūt pilnumo, ryškumo, taip toliau. Dėl to ir įdomu čia yra, kad tu gali vienose varžybose būti pirmas, bet nereiškia, kad po savaitės ar 2 būsi toks pat. Todėl, kad čia yra kūno išvaizda, gali daug pokyčių vykti, ar ne, tu gali užplaukti, o tas, kuris buvo galbūt 3, jis gali taip dasidruoš, bus labai geras. Ir esmė tame šitam sporte, tu turi tą valandą, tą minutę on stage būti geriausiai savo formai. Nesvarbu, kaip tu atrodai registracijoje, nesvarbu, kaip tu atrodai tenai, ar ne, tau svarbu tą minutę neš geriausią formą. Nes gali būti mergina atėjo prieš 5 valandas, jinai buvo, tikrai labai gera, bet jinai nedatempė iki tos 5 valandos, jei kažkas atsitiko. Prieš 5 valandas. Taip, jinai gal, nežinau, skyšį užsikaupė kaip pavyzdys, ar ne, jinai gal kažkokią nesąmonę suvalgė, gal, pavyzdžiui, blogai paskaičiavo, ten tiesiog pradėjo užplaukti ir gali būti, kodėl kartais kaip ir Olimpijoje. Būna, tarkim, prieš tai tu turi ar ne pereiti palyginimus, kad papulti į finalą. Irgi finalas būna po 5 valandų. Tu turi viską padaryti tą minutį, tai tu nupili vandenį, nepasiskaičiuoji, druską, taip toliau. Bet čia ir yra darbas, kad tu po 5 valandų išliptum toks pat, o tau gali biški presas, nebe toks ryškus būti užplaukti. Tai buvo, kad iki tų varžybų... Čia kaip tas super kempinė, super spausta yra, jau bet koks lašelis jau pučia. Pas mus dar yra kitaip, nes mūsų kategorija, jinai nėra kaip vyrų kultūrizmas, kad tu turi būti kaip išspaustas, va toks kaip sudžiūvusi, žinai, slyva. Tu turi būti, pas mus turi būti pilnas ir apvalus. Pas mums negali būti skaidulų. Pavyzdžiui, jeigu per daug perspausi, tu toks susileisi, o tu turi būti sausas ir išsipūtęs apvalus. Pavyzdžiui, sėdmenys, jie negali būti tokie susitraukę, tu turi va taip atnešti. Ir iš tikrųjų mūsų forma, kaip bebūtų, labai tokia yra subtili ir sunku ją padaryti. Nes jeigu truputį mažiau nusidžiovinsi, atrodysi biški fat. Jeigu perspausi, būsi per kūdas ir per daug susitraukęs, o padaryti tą viduriuką aukso, čia būna labai sunku atitaikyti. Tai vad kas ir buvo prieš tai, aš nepadariau to aukso viduriuko iki ten ir tos merginos visą laiką tai 2, ten 3, 1 tarpusai plakdavosi. Ir aš atvažiuoju į Ispaniją ir man ta diena buvo mano diena, ten buvo viskas tobula pas mane. Ten buvo ant tiek tobula forma, kiek niekur nebuvo padaryta, o tarkim mergina, kuri prieš tai buvo 2, jinai nedatempė tą dieną visiškai. Ir jeigu aš neklystu, jinai buvo 3. Tai tiesiog, jeigu jinai buvo ten per plauką nuo važiavimo į Olimpiją, jinai dabar čia atvažiavo, aš atvažiavau, tai mane jau ten. Ir jinai tada, aš atsimenu, jinai su manim prieš težą ten žvengia, žinai. Ir jinai tokia pikta buvo, ten net nemoku apsakyti. Nes jinai turbūt tikrai galvoja, dar gal nesitikėjo, kad aš nunešiu, žinai. Tai yra... Dream crusher. Jo, tai ten buvo labai baisu iš tikrųjų ir sakau, tai būna daugeliai, kiekvienam turbūt žmogui skirtingas tas pojūtis, ar ne, kokioje tu situacijoje buvai. Jeigu tu, tarkim, aš nežinau, gali būti atėjo mergaitė šiais metais tik tai į pro turnyrus, ar ne? Ir jinai pirmą kartą papuolė, jai dar trūksta, ar ne, šiaip tos masės, jinai tik atėjo iš mėgėjų ir jeigu jinai iš 15 papuola į top 6, kaip man buvo, jinai bus ją geriausia diena jaučiu ever, nes tu stovi šalia profesionalų, pavyzdžiui, kurie dalyvauja 10 metų pro lygį. Tai kaip man buvo, kai aš važiavau į pirmas ten varžybas profų, tai aš papuoliau į 10, bet ten buvo tik tai to pačio sezono metu, kada aš laimėjau pro kortą. Tai mes važiavom, tik tai net nebuvo ten padaryta pro forma. Ten aš tik nuvažiavau pasižiūrėti, kaip ten lygis yra. Tai ir skaitykim, dar būdama, net nesiruoždama pro lygį, aš tam papuoliau 10 iš 15. Tai kitą sezoną mes užsidarėme ir kitais metais aš visur į topus lipau. Tai man nuvažiuoti tada buvo į tą pro turnyrą. Aš tada, kai prieš 10 metų, aš turėjau, sakau, merginą, kurią turėjau ant ekrano. Jinai buvo profė jau tada. Ir aš atvažiuoju šalia jos stoviu. Čia kosmosas. Tai man, suprantate, ir sakau, kiti gali ten verkti, kad jie yra 8 vietoj. Man tai ten va. Aš ten fotkės dariausi, žinai, vaikščiau šalia fotkinus ir aš žinau, kad aš po metų atvarau. Ir dabar, tarkim, praeitais metais buvo, kad ta mano žvaigždė, kaip aš sakau, kurią sekdavau, jinai laimėjo tada kvalifikaciją Olimpiją. Aš patekau į topus. Tai jinai labai mane priėmė, mes ten kartu ir į restoraną jam pavalgyti, žodžiu, labai buvo draugiška.
Ir dabar, pavyzdžiui, šiais metais, kada buvo 23 metai, jinai irgi važiavo, ar ne, į visos turnyrus, kad gautų kvalifikaciją, nes kvalifikaciją Olimpiją turi vėl laimėti kiekvienais metais iš naujo, nes gali būti, žinai, vienais metais tu labai geras, o kitą kartą, ne, kaip sakom, tu esi storas. Ir kaip bebūtų, jinai 24 metus Olimpijos kvalifikacijos nelaimėjo patekti, o aš laimėjau. Čia kosmos. Tai jinai, skaitykim, bandė turnyrus, išvažiavo visus turnyrus, aišku, nu čia vėl yra laimės dalykas, kokie konkurentai, ar jinai, žinai, gal jeigu jinai stovėtų su manim vėl kitaip būtų, žinai, tu niekada negali sakyti. Tai va taip išėjo, kad jinai visur dalyvavo visą 2023 metais, jinai visur buvo 5-6, tiesiog taip sugrįto, nedaspaudė formos, tais metais dar kažkur nepaėjo, o man paėjo. Tai va tas ir keistas, ne, kažkur jinai buvo žvaigždė, po to jinai ten važiavo į Olimpiją, o šiemet jinai net nepateko. Kosmosas. Tai bet pas jūs moterų būna ciklai, tos pačios mėnesinės. Ir prie tos mėnesinės viskas kitaip vyksta jūsų organizme. Kas vyksta, kaip tai kiša jums koją visų pirma, o visų antra, ar teko tau dalyvauti to periodo metu? Pas mane tai pasakysiu taip, bent jau čia yra mano asmeninis pastebėjimas ir jis labai dažnai sutampa, dažniausiai merginos, kurios yra iš savęs genetiškai labai lieknos, nu tas ar ne aukštesnės ir vat šakaliukai, dažniausiai jo, nu kur genetiškai nėra tie putlūčiai, kaip aš tarkim. Dažnai būna, kad tarkim net ir nukerpant labai stipriai, nes jos visą laiką natūraliai turi nedidelį riebalinį sluoksnį. Nu, ten, pavyzdžiui, kitos gali valgyti ten kebabus spurgas, bet jos tiek neišsineša, ar ne? Tai dažniausiai jos netgi, nu, ten to vadinamo katinimo metu ir kai turi mažą riebalinį sluoksnį, joms lieka dažniausiai ar ne mėnesinės. O mergaitės, kurios yra iš savęs labiau putlesnės, nes natūraliai organizmas iš prigimties ir pagal genetiką, ar ne, linkęs turėti didesnį riebalinį sluoksnį. Ir jeigu juos labai save nudžiovina, dažniausiai joms dingsta mėnesinės. Tuo periodu, kai jos yra labai sausos. Jo. Pavyzdžiui, man aš irgi linkus į tą putlumą, tai man bent jau visada, kada jau pasirodo Venos ant preso, kvadračiukai viskas. Jau tada aš mėnesinių to periodų neturiu. Kai pasibaigia varžybos, jeigu aš truputį pavalgau daugiau kalorijų, tai yra nuo maisto, atsiranda daugiau avokado, riebalo. Man kai tik ties hormoninė zona, va, ties pilvo atsiranda daugiau riebaliuko, aš iškart sergu. Tai man tokių susidarimų aš neturiu, dažniausiai vėlgi čia po to aptarsiu galbūt toliau temą, kai yra problema, kad ne visi prižiūri sveikatą ir kodėl va, tas yra klausimas, ten kultūrizmas nesveika arba, tarkim, sugadina sveikatą. Bet kai tu klausi, ar esu lipus, tai va turiu, tarkim, mergaitę, mūsų dalyvauja ir jinai yra, va, tarkim, aukšta, atlikna ir jinai, tarkim, va, jinai, kad ir pas ją presas ir viskas, va, buvo, tarkim, jinai tą dieną susirgo, ar ne, kaip pavyzdys, tuo periodu, tom dienom. Nu tai ką, tai dviejų savaičių skirstumas, ar ne, ar ten savaitės, tai vienose varžybose jinai sveria šiam 7, kitose šiam 3. Tie gali skirtis. Aišku, ir dar tas, moters, tai čia, dar jūsų sporte. Nu matai, dar yra tas vandens nuėmimas, vis tiek tu dar per 2 savaitės gali pasispausti. Ir nepaisant to, vis tiek jinai top 3 įtraukia, žinai. Jo, bet ten forma kitą savaitę, aišku, jinai ir taip yra gera, aš galėsiu po to parodyti nuotraukas, bet tarkim po tų kelių savaičių jinai dar geresnė. Tai taip, yra tokių dalykų, kad tu nesužaisi. O jeigu grįžt prie tos temos, tai bent jau mes kaip darom su Edgaru, kol aš nepasidariau visų sveikatos tyrimų, tai ties kraujo apskritai visų ties hormoninių ir aš turiu savo ginekologą ir viską, kol pas mane niekas nėra tobulai, mes neįdam ruoštis varžyboms sezonui. Turi visi tyrimai būti idealūs, mes tik tada pradedam. Po sezono aš pailsiu, truputį leidžiu savo atsigauti, vėl tyrimus pasidarau ir žiūrim, ar viskas gerai. Tai va, yra žmonių arba ten trenerio, arba kiti, kad ne visą laiką seka tą sveikatą ar nepatikrina tų kažkokių rodiklių. Gal, tarkim, net ne sportas sugadina kažkokius rodiklius ar kažkurį hormoną. Nes, kaip žinom, pas daugelis dabar žmonių ir nuo mitybos, ir nuo visko turi skydliaukės problemų. Jo, ir dabar koks dažnas atvejs, kad žmonės nepastoti negali. Taip, o tai irgi yra dar vėl priežastis kontraceptinės tabletės prieš daugelį metų, kur dabar ateina irgi čia kita tema. Tai esmė tokia, kad gal pas tave kažkur, būna labai paklauskim dabar bet kokios praeivės, kada jinai žiūrėjo visą savo hormoninį foną. Tai ten vienetai, kurie ten tikrinasi pastoviai arba ten kas metus. Tai gal pas tave čiučiut buvo rodiklis ten, tarkim, skydliaukės. Jisai nėra blogas, dar pakytęs, bet jau truputį eina į blogąją pusę, ar ne? Ir tada tu pradedi ruoštis. Gal jinai ruošiasi be jokių ten, ar ne, negerų preparatų. Tiesiog, bet tai vis tiek alina organizmą. Valgai, nevalgai. Vėl kiekvieno žmogaus organizmas reaguoja atskirai į maistą.
Tai jau prieš tai buvo kažkas negerai, po to vėl ten makalas kažkoks, kaip mes sakom, ar ne, metė varžybas, kažkas apsiryja, vėl organizmui reikia pernešti, kiti būna nesusidaroja su savim. Būna apsivalgo, vėl tas viskas šokinėja, ten tu nevalgai cukraus, o ten pradedi nedekvačias kiekis cukraus, ten balaganas vyksta, tai sakau, tą sveikatą reikia vėlgi žiūrėti ir tai yra pirmas dalykas, kas iš to, kad tu ruošies Olimpijoje. Būna dar kiti žmonės, žinai, užmerkia akis, nes bijo, kad bus rodiklis blogas ir negalės, žinai, ruoštis ir kiti vėlgi susirga tą tokią ligą, kad turi būti visą laiką presas, ar ne, ypatingai socialinė erdvė, Instagramas, moterims, ar ne. Iš viso čia baisiausias dalykas turbūt. Aš iš vis sakyčiau, kad moteris negali turėti preso visą laiką. Žiūrint, vėl priklausys kokia ta moteris, ypatingai jeigu tai yra liekna mergina, ne, jinai truputį pasidžiovina, jinai turi presą, jinai deda į socialinį tinklą ir jinai jaučiasi gerai ir jos sveikata tobula. Mūsų kita mergina, kuri ją seka ir galvoja, blemba, jinai tai visą laiką su presu vaikšto, jinai gali save paspausti, kažkur pačytina, bet jinai vis tiek spaudžia, jinai jaučiasi gerai, atrodo gerai, aš irgi taip noriu. Gerai, jinai nusikatina, pasidaro tą presą, bet pas ją ten rodikliai ir hormoninis fonas yra ragas, jinai ten, žinai, nežiūri ir toliau save spaudžia ir yra, blogai. Tai vėl du žmonės yra skirtingi dalykai ir vėlgi sakau, vaikytis to, kas yra, žinai, socialiniai erdvėjai ir susirgti irgi tuo, nėra gerai. Tai yra problema dar žmonių, kur pastebėjo kitų socialinius tinklus. Ir jie netgi nepagalvoja, kad tas mėnesio gridas, tas visas įmestas postų yra padarytas per 1, 2, maksimum 3 dienas. Taip. Galvoju, kad visą mėnesį tokia visa ryški, o čia tiesiog outfitai ir lokacijos yra pakeistos, bet per tas pačias dienas padaryta ir paskui žmogus eina savo valgyti kebabus su avokadais. Štai kaip yra. Yra sezonas. Ja. Ir pasidarai, pavyzdžiui, tavo sezonas trunka, kai tu maksimalioje formoje ar nevažinėti ar varžybų. Ir kas, kad tu ten truputį, netgi sezono metu 3-4 kilai, jeigu ten vanduo. Ja. Vis tiek forma bus labai gera. Žinai, varžybinė forma nėra gyvenimo forma arba fotosesijų forma, jinai gali būti net nevaržybinio lygio, tu vis tiek atrodysi labai geras. Ir tame 4 mėnesių... Su visais mirtingaisiais, aišku. Taip, arba savo formą. Tu per 4 mėnesius iššauni 30-40 fotosesijų. Susidėjai folderį ir kas mėnesiuką dėdėjai visus metus. Plius dar jos maišai. Taip. Ne iš tos pačios fotosesijos. Tu išviesis tokį, jeigu yra viena fotosesija, gali turėti 4-5 outfitus. Kar 30. Tu turi į kontentą 2 metam. Tai plius minus, ar ne? Ir o tuo momentu tu nežinai, kas kaip atrodo, kas ką valgo, kas ką daro. Taip. O žmonės nieko nežino, kas yra. Žinai, dažniausiai tai kiek yra kalbėta net ne apie sportą, apie influencerius. Lietuvos, tarp kitko, girdėjus. Kad jeigu gauna kremuką reklamuoti, jie nuomojasi vos nestiklius viešbutį, kad atrodytų jų fancy aplinka. Nors niekas nežino, kur jie gyvena ir kaip gyvena. Čia kitokio lygio viskas yra. O žmonės, aišku, Instagramas, kai pasakė, taip ir yra. Jeigu kremas geras, tai aišku geras, žinai. Ta prasme. Taigi iš karto stiklė atsiranda, jeigu kremuką naudoja. Klausyk, o pasiruošti varžybom? Kiek laiko užtrunka pasiruošti varžybom? Koks tas, žinai, starter paketas yra žmogaus? Jo, pavyzdžiui, manau, jeigu aš jau esu, žinai, ne formuo, pastovi judantis, pastovi jau tik tas pagrindinis pasiruošimas pas manęs vyksta nuo 5 iki 4 savaičių kažkur, tai taip, pagrindinis tas, kur jau išspaudys džiusus. Bet jeigu tu esi sausau, tai dar tau reikėtų kokias 2-3 savaitės prieš tai daryti bendrą ištyrmę, tokią, žinai, tą jėgą auginti ir viską, ir kad paskui dar tada tos 4 savaitės. Čia ne visiems vienodai yra teisingai. Turbūt, kiek, bet... Vis tiek nebus tokių pajėgumų. Mūsų komanda taip ir daro. Mūsų komandoje visi daro tą patį pasiruošimą. Bet jūs vis tiek, pavyzdžiui, vis tiek prižiūrit save realiai visus metus, teisingai? Dalinai. Dėja, pas mus nėra grafiko. Kad mes žinom, kad sausį mes turėsim varžybas, paskui mes turėsime lapkritį varžybas ir paskui mes turėsime kovo varžybas. Taip. Nėra pas mus. Mes pastoviai turim laikyti ir pastoviai judėti. Ir ten ateina, kad už 4 savaičių pas tave varžybos. Ir tada tu pradedi imti. Dabar aš jau tam lygiai esu, būna kartais ir už savaitės, už 2, bet dabar aš jau tam lygiai esu, kai aš nesutinku anksčiau 5 savaičių.
čia yra teisinga. Yeah. Tai va, tai tarkim, dalinai jūs visą laiką eina treniruotės, teisingai, tik tai netiek žiauriai, ar ne toks fizinis pasiruošimas kaip tas maks 5 savaitės, bet tu dalinai prižiūri mitybą, ar ne, ir dalinai nesportuoti. Ką reiškia, kam pasiruošti, jeigu mes kalbame apie žmogų gyvenime, nebuvusi salėje, arba kuris lankė grupinės treniruotės, arba nuėjo tik tai, nežinau, kūdo kaip mėgėjas, turėjo tą programėlę, sakau, oi, aš į salę einu. Ir pasirodo, kad, to suvokimo salė, kas ten vyksta ir kaip raumuo dirba, neaišku. Ir yra vėl ten, aš nežinau, 10 metų su treneriais sportuojantis žmogus, ar ne, vėl moterų genetika, viena ten vaikšto su pečiais, su presu, o kita iš vis yra, žinai, kūdutė, taip toliau. Priklausys, kur mūsų yra, siekėmybė, dažniausiai mergaitės nori į tą bikinį lipti. Ir jeigu žmogus yra, žinai, visiškai nuo nulio arba dažniausiai tai yra toks startinis maketas metai, taip, ir aišku, ta forma bus visų skirtinga, žinai. Taip. Jau maždaug vienas gali tai tiesiog labai geras, aš nežinau, tam, pavyzdžiui, moteris kokia tenisininkė, jinai gali turėti gerus pečius, ar ne, gerą viršų, nes jinai ten, nežinau, daug metų. Ir yra žmogus, kur gyvenime nieko nedarė, pasintė, tiesiog nėra peties, žinai, yra kaulas. Tai jos ruošis, galim sakyti, toks starteris yra metai laiko, tai yra ten kokie 4-5 mėnesiai, ar ne, mes auginam. Ne visai, dėkim metai, ten bus 9 mėnesiai, ne, o kiti ten 4-5 džiovintis. Kiti dažniausiai esu girdėjęs ir daugelis daro 3 mėnesių, tą 12 savaičių, ar negaunas. Mes nedarom to džiovinimo, geriau mes atsimetam laiko, nėra taip, kad žmogus pradeda iškart nukirsti viską. Saugiau jau, dar. Ne, tiesiog viskas vyksta labiau lengviau, gal taip ar neapibrėšiu. Jo, bet organizmui yra biškai saugiau ir netaip streso. Ir supranti, yra žmonių, kad sako, aš noriu varžybą, žinai, ruošti gerai, tai čia gal galim kažkur girdėti per 12 savaičių, aš jau norėčiau čia užlipti. Bet jis iki to dabar varžybus beleką darė. Jis buvo McDonald'e. Jis gal eina į salę 3 kartus per savaitę, jis valgo KFC, žinai. Ir dabar pradam 12 savaičių, įsivaizduok dabar, ateini kiaušinį į vištą. Gerai, gausi ten riebalų, pas tai viskas suskaičiuota. Jam įsivaizduok koks šuolis, jam prasideda, kai jis negauna cukraus, ar ne? Sugar dropas 2 savaitės, jis ten vaikšto. Po to vėl man silpna, aš negaliu paėti, yra, ta prasme, tu negali taip nušokti. Ir yra žmonių, kurie, tarkim, ateina, kaip sakai, ar ne, vieni yra disciplinuoti, yra žmonių, kurie nesiruošia niekam, nei varžybom, nei kom, bet jie mėgsta healthy lifestyle. Yeah. Jie dėl savęs gyvena, tai prisižiūri ir mitybą, pasidaro ten čytus, ten labai mažai, ar ne. Vėl jie prižiūri mitybą, tai jeigu toks žmogus ateis, jam nebus tokio, ar ne, žiauraus šoko, arba taip sunku, kaip tam, kuris valgo viską. Jis sakys, kad aš kulduko negaliu, o noriu lipti už 10 ten savaičių į seną. Tai va dėl to ir gal tas atsakymas toks yra abstraktus, žinai. Sakyk, o čitas reikalingas? Aš manau, reikalingas, tiek, kad būtų harmonija ir psichologinis, žinai, tas dalykas. Tik dėl to? Ir šiaip kartais, žinai, pas mumis sporte yra nebūtinai tu geriausiai atrodysi, kai iš vis nes tai yra kūno vizualinis dalykas, ar ne fizinis, kaip pavyzdžiui pas jūs, ar ne, tu nebūtinai turi būti, žinai, toks seks ir ten ryškus, dėl to ar neparodys savo... Kaip tik dar geriau, jeigu mažiau ryškus būsim. Pas mumis, suprantė, yra toks dalykas, mūsų niekam neįdomu ir mes nieks nežinom, kaip tie žmonės jaučiasi ant scenos. Žinai. Tai visiems yra nusispjauti ant tavęs apskritai, visi tik tai nori rezultatų. Taip, ir jie nežinai, ar tu ten vieną, žinai, gerai jaučia, sakytas, gal alpsta žemė, bet žiūri, kaip kūnas atrodo. Tai kartais būna, kad tu gali save per daug, kaip pasakau, perspausti, per daug pušinti, nes organizmas, žinai, kai jisai nieko nebegauna, jisai tiesiog būna išsenka ir jeigu ilgą laiką ten negauna angliavandenio ar dar kažko, tai raumenys, žinai, tokie gali būti. Ir tai būna labai dažnai, pavyzdžiui, viską atrodo mergos valgo idealiai ir netgi tas angliavandenio ir visko kiekis ir baltymų yra geras, bet ateina nebėra pečių tiesiog. Per daug sportuoja, būna daro po 2 trenkės į dieną dar, nes mums nesvarbu fizinės jėgos, mums svarbu išvaizda. Tu gali iš vis ten kelnuoti vienetuką, svarbu gražiai įjungti ir kad ten, žinai, jis liktų ovalus. Ir jinai suvalgys ten didelį steiką, bulvių, nežinau, burgerį, dar ledų, jinai ateina kitą dieną pasiatpečiai didesnį, jinai dar iškesnė. Tai ar reikalingas šitas, reikia stebėti kūną, pas mumis vis laik yra toks dalykas. Ką aš turiu valgyti, kad gerai atrodytų? Dėl to ir stebėti, tu gali teoriškai susiskaičiuoti. Pagal fizinius duomenis, tu gali, žinai, pritaikyti, bet tu vis tiek matai, jinai gali laikytis mitybos ir tu žiūri, jinai ateina be formų. Tai o kitas dalykas ir aš manau, kad būtų psichologinį, skanu kartais suvalgyti kažką gerą, žinai. Pavyzdžiui, pas mus kartais būna taip, kad tu meti svorį, meti ir pist, viso, niekas nekrenta. Daryk tu, ką nori. Taip sakant, su galva į kampą daužyk, nekrenta tas svoris. Taip. O tada tu užšytini, atrodo kaip kempinė, bum, per tą dieną 4-5 kilai netgi, bum, pašoka to vandens ir paskui nuo pirmadienį tu eini, per kokias 3-4 dienas tu jau numeti tą svorį, kur priaugo per tą vieną dieną ir paskui vėl jisai eina į žemyn, eina krist.
Tai kaip ir duoda šoką organizmui. Taip, nes jis priprato. Jo. Jisai nebereaguoja ir taip yra daugelis su išvaizda. O dar vienas dalykas. Tu apie anglius mes pakalbėjome. Čia labai įdomi tema. Ką tu galvoji apie tokias dietas kaip keto dieta, kaip carnivore dieta, ten, kur yra eliminuoti angliavandeniai apskritai. Pavyzdžiui, aš laisvuoju periodu, aš vartoju, būtent naudoju tas dietas ir kaip ir viskas normaliai, kol neprasideda krūviai ir kol neprasideda po 2 treniruotės į dieną ir tada viskas, aš jau nebevarau. Nes kaip ir sakoma, kad riebalai tai yra geras energijos šaltinis, bet jisai per daug lėtas. Taip. Tai esmė tokia, supranti, vėl čia nuo sporto labai priklauso, ar ne, tu kaip sakai, pas tą intensyvėję treniruotės taip toliau. Pas mūsų iš tos pusės, vėl, ta kiekviena dieta, kas ką daro, pavyzdžiui, kaip yra protarpinis badavimas, ar ne, vienam tinka, kitam nereikia. Kitas žmogus ofigenai jaučiasi, jisai labai gerai jaučiasi, žinai, gera sveikata, jisai labai gerai atrodo, ar ten jam einasi tai, ko jis norėjo, ar ten tikslas, ar mes svorį, tai ok, bet kitam gali netikti, man protarpinis netiks, nes man reikia kūno, jam reikia pastoviai duoti ar ne maisto. Angliavandeniai. Jeigu tu pradedi vėl nusidžiovini, pas tave nebėra... Atsiprašau, dar per protarpinį raumenį prarandi. Taip, taip. Ir yra vienas dalykas, kad mes pastoviai turim ar ne suskaičiuotai valgyti, ar ne, nes mums yra duoti maisto, atsistatyti. Jeigu mes neduosim angliavandenių, tai įsidarysi 2-3 trenkės per dieną. Pas mumis reikia dažniausiai būna, duoti kažkokį pre-workoutas. Pre-workoutas gali būti, pavyzdžiui, ryžiai su proteinu, žinai, avižos su proteinu, kur greitai, tarkim, avižos, ar negauni greitai anglių, nueini ir tu darai pampą, tau, pučiasi raumuo. Jeigu tu neduosi 3, 4, 5 dienas anglių, tu ateini. Jo, čia aš. Jo, bet tai dar yra, kur tu, tarkim, jeigu jėsi ten angliavandenius, ar ne, ten aš nežinau, nedekvečiai kiek tavo ir nereikia daug, pastakardijo daug. Taip, jis daug prisivalgęs, ten, pavyzdžiui, aš nežinau, ryžių bėgs ant takelio. Ta prasme, tu įni dažniausiai arba kardio mes ar nedarom, irgi yra labai efektyvu daryti ant tuščio skrandžio, po to pusryčiauti. Tai vėl, tu turi gauti, žiūrint kur, jeigu mes eisim pumpuoti, eisi kojas daryti arba reikia daryti sėdmenis. Ir tau labai gerai jos pripumpuoti kraujo, jie daugiau pučiasi, netgi kartais gerai duoti cukraus to pačio. Netgi būna, aš, pavyzdžiui, suvalgau, netgi griežtam pasiruošime, jau kai yra netgi ten lygusios kelios atys, šauni datulių prieš trenkę, orą ir aš einu dirbti su svoris, man pampas eina, žinai. Geras. O tarkim, jeigu, sakau, bus ten bėgimas savo ten kaip pas tave, ar ne, ten sparingai kokie daužytis, taigi apsivemsti. Tai va, tai vėl toks būtų, žinai, vėl nėra to tikslaus atsakymo, kad turi būti taip ir ne kitaip. tą reikėtų turbūt suvokti, žinai. Čia labiau testuoti, žiūrėti, kaip tu jautiesi, kokį rezultatą, žiūrint, kokį tu rezultatų sieki. Taip, būna, pavyzdžiui, merginos ruošiasi vieną iš vis negali ten valgyti bulvių, vienam batatų gali ruoštis, yra figienai atrodo. Bet yra ta teorija, kad angliavandeniai nėra labai sveikas dalykas apskritai mūsų organizmui. Tai taip, yra. Sutinki, nesutinki? Taip, ypatingai dar gliutenas arba ten kokie kepiniai ir ten panašiai. Daugelis žmonių apskritai pas mumis dabar, kaip aš sakau, anksčiau tėvai sako, pas mus nebuvo jokių alergijų, žinai, ir panašiai tokių nesąmonė. Ir iš tikrųjų yra tiesa, nes maisto kokybė buvo pridėtinė visokia, žinai, nesąmonės. Daug chemikalų buvo. Taip, dabar ir duona, ir viskas yra, kiek žmonių, žiūrėk, netoleruoja. Ir jie, pavyzdžiui, suvalgo kokį batoną, jie nuo gliuteno blogai jaučiasi. Nes vėl yra bloga, negera, jie nevalgo, batoną yra gera, žinai. Okay. Tai aš manau, jeigu tu ten, žinai, esi pats sportininkas, arba kaip mes, žinai, daug sportuoji ir tu ten valgai, žinai, geras kruopas, tai nėra to lygų, žinai, tom bandelėm ir tom pačiam, žinai, angliavandenėm. Bet iš kur tu gausi geras kruopas? Neapipurštas. Ai, čia jau kita. Na, šiaip mano tėvai augina grūdus. Nebent tu turi kaime kažkur tai, kad tu ir laukus, kur tu žinai tikrai, kas yra papuršta, kas yra nepapuršta. Ar ten toli nuo kelio pagrindinio, ar netoli nuo kelio pagrindinio, žinai. Tokių dalykų, kad mes gautumėm kažką ant tokio lygio, kaip pas mamą yra daržė, žinai, tai čia yra vienetai. Jau ir tai tas apipurštas, žinai, kruopa jau yra geriau, žinai, negu dar apipuršta kruopa plus dar žinai. Tai aš nemanau, kad pas mus iš vis jau įmanoma gauti jau paprastai atėjus į parduotuvę kažką žiauriai gerą. Jeigu jau taip, žinai, žiūrėti apie sveiką, tai kiekviena daržovė yra šūdas. Nežinai, sakys, ai, nevalgyk čia šito blogo ten ar ne. Ten, nežinau, koldūnai yra šūdas, valgyk daržovės, bet daržovės irgi, žinai. Valgyk mėsą. Valgyk mėsą. Organus, valgyk organus. Ne, valgyk organus, kepenis. Kepenis, kiaušus. Skanaus. Beje, neužilgo planuojame išleisti papildą
kapsuliuotus, liofilizuotus organus kapsulėse. Ten bus ir kiaušai, ir širdis, ir kepenys. Biškai gal lengviau bus. Bus lengviau. Ačiū. Psichologiškai. Ja. Ir gausi bioavailable medžiagas visas, kurias tau reikia ir hormoniniai. O jos, kaip tu sakai, ar ne, tarkim, kaip ir mėsa, kaip perkepa, ar ne, nebeturi savybę. Net tu sakai, šitas nepasisavina gerai, taip medžiagos. Jos iškeptos, bet nelifilizuotos, o jos čia bus tiesiog drėgmi visi ištraukti, bus sumalti į miltelius, tad viskas ten liks. Gerai. Bus iš viso tokia, su tokium kepenim. Klausyk, mes žinom, kad sportas retai kada išmaitina. Teisingai? Ypatingai, jeigu tu nesi tas populiarusis komandinis sportas, arba jeigu nesi ten nu, super top. Kas išmaitina tave? Gera nuotaika. Ne, nu taip. Kartais pirštas. Taip, kartais pirštas. Tai... Žodžiu, darbuojamės, mes su Edgaru, skaitykime, yra daug žmonių. Iš tikrųjų taip ir yra, mes dabar dirbam juodai, kad, žinai, galėtumėm būti spalį tom Las Vegase. Juodai, ką tai reiškia juodai dirbate? Diena iš dienos, žinai, yra daug pasirašymė, daug žmonių, Edgaras daug žmonių treniruoja. Ne? Aišku, kaip bebūtų, tai tas mūsų laimėjimas dar atnešė daug galbūt žmonių labiau pasitikėjimo mumis ar ne, nes mato rezultatus. Ir yra tikrai daug žmonių, tai yra žmonių treniravimas, ruošimas, pozavimas. Tai yra privačios treniruotės ir panašiai, jo? Taip. Kokia yra privačios treniruotės kaina? Šiaip čia vėlgi yra pas mus Klaipėdoje vėl, žinau, kad Vilniuje kiti antkainiai, bet mūsų, kadangi mes esam Klaipėdoje, na tai kaina vyroja 35-45 eurai. Gerai. Treniruotės laikas? Vat čia yra galbūt, kad ypatingai Edgaras skiria daug dėmesio ir tai priklausys, ar tai paprastas žmogus, ar tai ruošiasi varžybom. Tie, kurie ruošiasi varžybom, tai tokių dalykų, kaip atėjo ir tavo ten yra 50 ar 60 minučių, tokio dalyko nėra. O normalaus žmogaus, kuris atėjo dėl savęs sportuoti, tai ten yra nuo valandos iki 1,5 valandos. Tai labai gerai. Jo, o tie, kurie ruošiasi varžybom, tai priklausys ar ne kategorijos ir taip toliau. Tai mes tokių dalykų, kurie, tarkim, ruošiasi varžybom, tai tikrai yra šiek tiek atskira tema, žinai. Jiems skiriamas ir laikas, ir ten, sakau, neskaičiuojame minutėm. Na, šaunuoliai. Nes vėlgi yra tokie dalykai. Jo, šiaip iš tikrųjų atsiduodam pilnai. Edgaras, kai važiuoja į varžybas, tai, nu, jisai yra toks, nežinau, tu jį tikrai puikiai pažįsti, jisai toks yra, žinai. Matęs kelis kartus. Jo, kelis kartus matęs ir jisai, nu, labai, žinai, pergyvenantis yra. Pas yra, žinai, arba taip, ir jisai per varžybų dieną, kai lipa ant scenos sportininkis, numeta 6 kilus. Visada. Per tą, jisai atsikėlė, jisai 2 paras nieko nevalgo, kava ir jisai ten, žinai, tą dieną jisai duoda maksimaliai, žinai. Tai jis toks yra, žinai, duoda viską, žinai, o jau žmonės ar nori pasiimti, tai pasiema. Kitas klausimas. Kada į Vilnių? Tai va, čia kada pradėsi treniruoti Vilniuje? Taip. Nepušinimas čia tiesiog. Tiesiog šiaip ar ne paskambinti. Vis tiek. Taip, yra apmąstymų, kad ir sutinkam, ar ne, daugelis nuomonių, kur žmonės ypatingai, kur bando kažką siekti, daryti ir taip toliau savo, ką jūs ten dar veikit. Kita nuomonė yra irgi, kad, nu, jeigu norit lipti kažkur toliau, Klaipėda jau darosi truputį per maža. Ankštoka ir ypatingai galbūt dabar paskutinius 2 metus tikrai pasijautė, kad mažėja tų žmogeliukų, yra kas ateina ar ne, atsikrausto į tą Klaipėdą, bet Vilnius tai visi keliasi į Vilnių, ar ne, jauni žmonės ir panašiai, pas mus nebeliko tų netgi žmonių, žinai, gan taip sakyčiau, jinai tokia tapo, anksčiau atrodo prieš ten 15 metų dar buvo kažkoks judesys. Yeah. Dabar vis ramiau, dabar ten yra tokia ramybės oazė labiau, žinai. Tai jo yra apmąstymų daryti, vėlgi Edgaras toks žmogus, kuriem, žinai, irgi labai myli savo namus, savo Klaipėdą, savo miestą. Tai visi mes mylim, aš iki pačių... Bet ne tai fanatiškai. Nesigiriant, tiesiog konstatuoju faktą, kad aš esu klaipėdietis. Tai va, yra apmąstymų. Tik be pavydo. Aš taip sakydavau. Pridariu visiems. Taip, tai mes kažkaip turim to apmąstymų. Kada? Negaliu dar atsakyti.
Reikia susitikti. Tiesiog myžniai esat. Aš jo. Ne, šiaip aš galėčiau tėtas lydės. Tai reikia tiesiog tvirto stuburo, tai čia jau reikia Edgarui spausti. Žinai, kad vyras yra galva, moteris yra kaklas. Jo, bet kaklas neturi per prievartą galvą sukti, bet kaklas turi padaryti taip, kad galva pati galvotų, kad jinai nori ten pasukti. Tai čia jau tavo darbas. Nu, tu paruošk kambariuką, aš ten suorganizuosiu ką nors. Gerai. Viskas bus padaryta. Jūs tik tais duokit ženklą. Kiek kainuoja, pasakyk man, būti čempionė? Kiek kainuoja tavo pasirišimas varžymus, jau sezonas, kiek tau reikia pinigų? Nu, aš tai plius minus svariau 15 000. Sezoną? Sezono nuvažiuoti tai buvo 4-3 varžybos. Tai lyginant mūsų... Gerai, bet palauk, plius pasirišimas. Ne, tai jo, čia tai atskira tema. Taip, čia tik tai išvažiavimas, tik tai varžybos tuo momentu išlaido, žinai. Tai, nes čia kol kas vis tiek galima žiūrėti tai ne kaip į pragyvenimo šaltinį, tai ką jūs darote, tai yra idėjinis judėjimas, tai yra hobis, galima taip pasakyti, hobis su benefitu, jo. Kiek kainuoja jūsų hobis, visas šitas? Pagavai mane apklausti. Nu, dar ne maistas. Davai, pabandom atskirai sudėlioti šitos klausimus. Maistas, papildai. Matai, vėl priklausysi, kas kiek valgo. Žinai, kažkas valgo kilą jautienos į dieną. Nu, kažkas valgo. Tu esi metras pašokus. Nuo stalo. Metras kojytė, plus šiam viržus. Metras šiam. Duok tik šiam. Metras šiam? Aš gal metras šiam dugus, bus šiam 3. Ne. Metras šiam. Nu čia su kablais gal. Oi, su kablais 7 2. Oi, su kablais 7 2. Tu pražiūrėk nuotrauką. Tai gerai. Aš nežinau. Metras šiam ir svoris. Ne, dabar off-seasonas 7, man stage 62. 62. Šiam 3, šiam 2. Tokiai mergaitai, kiek? Mergaitai. Daug, nu nežinau, kaip man apsakyti. Nu gerai, yra maistas, trenkės, papildai, vėl kur tu sportuoji išlaidos, kur važinėjai. Aš nežinau, kaip šitą sąmatą dabar apskaičiuoti, reikėjo pasiruošti man. Nu maždaug. Nu gerai, sezonas, tu sakai, 14-15 štukų. Tiesiog įvažiuoti 4 varžybas. Bet čia man pro jau, žinai, važinėjau. Mėnesiui prasimaitinti. Papildai plus maistas. Maždaug. Nu kiek gali maistas kainuoti? Štuką gali kainuoti. Čia tavęs reikia paklausti. Ką jūs valgot? Gal jūs ten po 2 kiaušinius į dieną arba gal po 30? Reikia klausti. Nėra Edgaro. Aš jisai perka mano kiaušinius. Jisai buhalteris, ja? Dažniausiai vyrai atiduoda moteriam pinigus. Aš turiu savo, bet, žinai, neperku kiaušinių. Edgaras perka mentelės, keptuvės namie, kiaušinių parneša. Paskutinį metą tu matys, sako, aš važiavau į turgų, tau parvežiau mėsą, 2 kilogramus, žinai, kalakutienos. Nu, tai... O čia tai vyras, ką? Nu, jis išmoks geras, dėl to mes 10 metų. Čia tau kaip akla vištai grūdas. Toks vyras, nors imkai prieš žaizdos dėko, tu užgydys. Jisai būna moteris saliai ir jisai prieina, sako, tu paklausk jos, kada nėra kokią mentelę namuose nupirkus. Ir moteris. Čia lygiai tas pas, kas pas manęs būdavo per tus santykiuose, kai iš manęs juokdavosi. Jisai pas mus gėlės augina namuose. Aš žinais irgi savo toks kažkoks fetišas hobis, meditacija. Persodinti ten gėlės į vazonus naujus, ten patrešti, pakirpti, prižiūrėti, palaistyti. Nu, yra tokia. Tokie galbūt, gal ne tik vyriški dalykai, bet, kaip sakoma, geriau karys sode, negu sodininkas kare, teisingai? Gerai, buvo klausimą aš gavęs, kodėl jūs su Edgaru treniruojate tik tais moteris, kodėl vaikinų neįmat? Dabar pasakys taip, treniruojasi daug vaikinų, gal, kaip daug, dabar ruošiasi tikrai porą vaikinų, bet kažkaip vaikinai nedatempia. Ir tai yra, nežinau, Ta prasme nedatempia. Nu, va taip yra, aš nežinau, va mūsų sporte bent jau kiek ateina ir Edgaras kiek ar ne bendrauja su šiaip moterim, moteris yra stipresnis. Psichologiškai. Ypatingai, jeigu ateina moteris po išsiskyrimo, po kažkokiu tais, nežinau, nusivylimų, arba jeigu jinai turi beprotišką tikslą, arba jeigu jinai buvo, žinai, apačioje ir jinai va sumąstė susimnės būna, arba jo, žinai, dūšta gyvenime ir nebenori nieko, bet kai va supyksta, žinai, vieną dieną apsižiūrimi, belė ką gali padaryti.
Vat, kaip būna, ar ne, vat jom pasakinė jie, žinai, ir jos neės, žinai, nu ant tiek būna užsibrėžusios tikslą, tai jeigu jau yra įskaudintos, tai jos varys arba ten norės atkeršyti dar ką nors. Nu, čia su vyras irgi kartais būna taip, kai po tokių lūžių. O kažkaip bernai paskutiniu metu, tai jiems nugarytę skauda, tai jie negali patūpti, nes jiems tempia kažką, nebepušina savęs daugiau, tai bent jau mūsų rate kažkaip mergos spaudžia save daugiau. Arba bernus reikia daugiau spausti. Dabar ruošiasi 3 vyrukai, žinai. Ruošiam, tik tai gal tokio, žinai, niekaip nedaeinam iki to galutinio taško, žinai. Gal čia pas mus taip, žinai, ateina, tai arba būna, žinai, labai nori ir ten po to ateina, aišku, ir buvo daug dalykų, kažkam finansus neplieka dar kažko, žinai, nes tai vėl, tai būna, kad vis kažkokio, žinai, atsiranda problemos ir panašiai. Dabar ruošiasi tikrai bernai, tai tikėkime, 3 yra, vienas yra Islandijoje, vienas yra Kaune ir vienas yra Klaipėdietis. Eik tu savo, ir kaip jie čia taip, jūs prižiūrite jos? Yra, šiaip dabar 2 Vilnietės ruošiasi iš Miamio mergina sezonui, ruošiasi iš Islandijos mergina ir mes dirbam online. Taip, dirbam online ir aš dirbu, vat būna, kad grįžtų vėlai 9 vakare, tada ten pavedžioju šuniuką, pasirai valgyti ir 11 nakties jungiuosi dirbti su Melanija, jinai yra iš Floridos. Jinai eina 4 valandą į salę ir mes dirbam, tai jinai pasiema kamerą, prisijungia ausinės ir potsus ir mes varom. Ir aš ją pušinu. Taip ir pasidarom trenkės ir tai merginos labai puikiai lipa ir čempionės. Tai dabar, žinai, dabar tie galimybė iš tikrųjų dirbti online yra. Tai kad netgi įmanoma dirbti su tai žmonėm, kurie neturi kažkokio startinio package, žinai, kas liečia žiniuose. Nes, na, tarkim, jeigu yra tai profesionalai, tai dažniausiai kaip treneriai dirba, tai surašai ar ne kažkokį tais planą. Ką reikia padaryti. O dabar mes pasiemam prisijungus, žinai, su kamera, ypatingai viską išeina padaryti. Būna, kas turi galimybę, tai Vilniečiai atvyksta į Klaipėdą. Kas 3, kas 2 mėnesius. Nu, čia nėra kosmosas, ar ne, tie 300 kilų. Tai tai jie ten prasipozuojam, pataisom netikslumus, pasižiūrim vėl, žinai, kūną ir varom. Tai va. Tai mergaitė iš Islandijos pas mumis jau 3. Bet faktas, kad geresni rezultatai būtų, jeigu būtumėt jūs čia. Tai tu aš kambarį. Ne, tai aš sakau, jūs kambarį. Jūs iš viso gyventumėt atskiruose kambariuose, nes jūs diškai netiltumėt į tą vieną kambarį. Edgaras, kai su ant lovytės atsigultų, ant rakšteltų tą lovytę. Į virtuvį paklosi ir nereikės. Prie šaldytuvo atidaryti, jo tik masinė krista. Aš žinau. Aš matau jį, kaip jis atrodo. Aš įsivaizduoju, kad jisai tik dieną neįsimaitinsi tokios masės. Jis dieną nevalgo naktį, 3 būna, aš mėgau žiūri 3 nakties. Mažylis. Su šuniu. Nu, čipsai kelia. Šuo yra smygęs, irgi būna smygęs ir jisai pamato, kad Edgaras atsikėlė šuo ir per mėgus. Aš galvoju, tos šuns skanėstų, žinai, pas manęs amžinatelis dėdė valgė sneksas iš šuns. Atėžiai laikraščiai ir sneksas valgo šuns. Aš dar vaiks atsimenu, tada buvau spatėjai, jeigu daug paragauti. O jisai ta prasme valgė dėl to, kad nežinojo. Aš nežinau, ką jisai ten darė. Ar eilinė diena, tipo. Nežinau, ble. Aš vaiks buvau, man klausimų tokio nekilo. Tu irgi po to pradėjai valgyti, ne? Buvau paragavęs kažkada jau. Čiapė. Nuo to laiko ne ir pasirašė. Tai šuo, supranti, buvo vilkšunis, jis nebegaudavo. Visi, kas ką nedavalgydavo, jam dėdavo į tą, į tokį didžiulį podą ir jisai valgydavo tai, ką žmonės valgo, o žmonės, sakau, paragaudavo tai, ką jisai valgo. Šuniuko. Nu, čia tada tokia biški kitokie žmonės buvo, sakykime. Kitokių pažiūrių. Bet kokie tavo planai ateities? Pavyzdžiui, Miss Olimpija, okei. Čia taip aišku, kad visas all eyes on the prize, bet po Miss Olimpijos. Labai viskas čia paprasta, matai, kadangi kiekvienais metais yra tikslas pro atletų gauti vėl kvalifikaciją Olimpiją ir, visą laiką siekti to didžiausio titulo Olimpijoje. Yra turnyrai, tai prieš Olimpiją mes norim padaryti startą, nes reikia prasičekinti kūną. Žinai, kai tu pasidarai kūną, tu nežinai, kaip jis atrodo on stage šalia kitų sportininkų. Tu gali būti truputį per didelis, per mažas, per sausas vėl. Kada tu užlipi ant scenos, tu žinai, kokiam lygiai esi tą sezoną. Tai prastartuosim iš pradžių, tada
kada startuosim tam turnyre, mes aišku varysim į kvalifikaciją, kad gauti 25 metams. Nu, yra turnyrai, ar ne, vyksta turnyrai, kurie neturi kvalifikacijos, arba yra kvalifikaciniai turnyrai vėl. Iki pat rugsėjo mėnesio vyksta, kad tu gali patekti į 24 šių metų olimpiją, o po to prasideda turnyrai jau keli 24 metų gale, kurios jau duoda kvalifikaciją patekti į 25. Tai galbūt surasim turnyrą, ar ne, kuris irgi jau turėtų kvalifikaciją į 25 olimpiją. Užlipti, ir taip planuojam dabar jau pradėsim dėlioti sezoną, kur lipti reikėtų. Jūs besiruošdami pagrindiniam savo tikslui, jūs jau dėliojate žingsnius į sekančius. Taip, nes tau po to vėlgi tu ilsiesi, ar ne, ir aš nelipu sezoną po sezono, aš laiką duodu pavasarį, yra žmonių, kurie nesilsi ir tada važiuoja, žinai, vėl ten mėginti. Tai va, nes Olimpijoje tik tai top 3 iš 27 merginų gauna į 25 metus Olimpiją iš karto tikina. Jeigu tu netgi laimėjai 4 vietą, tu vėl tampi nuo 0, ateina vėl nauji metai, tu gali, žinai, kapotis su tais pačiais amateur atėjusio lygio, žinai, ir tu vėl turi laimėti nuo lygį, bet tu niekada nežinai, koks amateur ateis. Jis gali ateiti nesveikas, ir tai buvo šiais metais, kur niekada gyvenime nebūdavo, vis laik sakydavo, jo, Olimpija vėl turi savo ten, žinai, vidinių visokių dalykų, žinai, kas ten įžymus, neįžymus, tai irgi turi didelę reikšmę, bet mergina laimėjo tais metais pro kortą ir dabar šiais 23 jinai buvo 3. Tai buvo iš niekur nežinoma, jinai tamsiaodė, nes labai irgi kažkaip toposi, nors, kaip be būtų genetika, ar ne, jų kojos, sėdmenis. Ir šiaip topose kažkaip tamsiodės neįtrauktos būdavo, kažkaip joms nepavykdavo daryti ir jinai tikrai kosminė. Tokia gera, jinai šiais metais, tais metais tapo ir liko čia, visur aš, tai yra kosmosas ir dar buvo, kad jinai nedavė jai vizos. Nežinau, iš kur jie, dabar nepaminėsiu. Tai jinai net tam paskutinę minutę gavo, nulėkė į tą Olimpiją ir dar top 3, tai čia kažkoks, žinai, irgi kosmosas, tai va. Čia Cinderella istorija. Jo, tai va, kas yra, ir tu, žinai, tu gali būti top 5 ir tu vėl kitais metais kapojas. Tai buvo, aš sakiau, viena iš tokių žymių. Kita, kur visą laiką dalyvaudavo, paskui šis nepateko. Taip, tai va, Žizelė. Koks vardas jūs? Marija Paulėtė. Paulėtė. Tai po to buvo, va, tokia yra 5-tukė, jau jos į Amerikoje, kas yra jau, žinai, to 5, tai ten, sekėjų skaičius, ten milijonais eina, žinai. Ir 5 mergina buvo, ir jinai tiesiog buvo Olimpija, pasibaigė. Ir aš tada po savo laimėjimo Ispanijoje turėjom paskutinį turnyrą Rumunijoje, žinai. Nu ir aš ten atvažiuoju, žiūriu, o čia kažkaip nieks gero gal neatvažiuoju, žinai, ar ten tos panos, galvoju, jeigu ten kūnas vėl vis tiek tuo apibūsiu, žinai, ir po to aš kažkaip jos nemačiau. Tu žiūriu su Žizelė nuotraukos tam pačiam background'e. O pasižiūri, jinai iš Amerikos tiesiog šovė pas mums į Rumuniją, nežinojo, kad nebus tokio, nes kas top 5, jos taigi nesveiko lygio yra. Tai jinai tiesiog atvarė pas mus į Rumuniją, iš karto po Olimpijos neprarado formos, iš karto pasėmė 1 vietą ir vėl kitiem metam, žinai, turi vėl stovėti. Ir jinai nunešė, aišku, visas, nes, žinai. Jin tiesiog atvarė vėl gerą, ten, jeigu Olimpija buvo 5-tukė, tai pasaulio planetos. Jis tiesiog atvarė į Rumuniją, greitai nusipirko bilietus, pačilino dar Prancūzijoje ir atgal į Ameriką. Geras. Amerikoje, jeigu tu liptum po 2 savaičių turnyriuką vėl iš Olimpijos, visas lipa. O tai gali būti truputį sunku, gal tu nedatėms, jeigu, tarkim, ten 5, 6, žinai, 7 vietos, ten, žinai, skiriasi, dalinai tik truputį, kažkas pasispaužė, gali būti 2, 3. Kas, ko reikia, kad dėl to dasispaudimo? Ar čia standartai, ko reikia? Ar ne, ta prasme, ką aš turiu meni, kad ar čia gali sugruoti ir toks, net sunku dabar net išreikšti mintį. Psichologija. O tas 2 savaitės, tu sakai, po Olimpijos, jo? Ar čia sėkmė, ar nesėkmė gali būti dėl tų kūno pokyčių? Viskas ar kaip tokie daspausti, žinai, bet tu irgi save perspausti negalėjai, tu galėjai, žinai, ir ar, kaip pas jūs ten buvo, ar persidžiuvini, ar ten iš viso pradedi, jeigu nebėra, jūsgi ten save irgi ten kankinat gerai. Baisiai. Yra feedbackas, tu ateini po varžybų, išlaukiai lūtei pas teisėjus ir jie tau pasako, kodėl tu nepatekai į topą arba kodėl tu negalėjai, ko tau trūko. Ir kiekviena turi skirtingą pasakymą. Pavyzdžiui,
tu buvai per ryški, reiškia, po 2 savaičių turi tai padaryti, ne taip daryti, kaip darėjai iki šiol, turi ateiti mažiau ryškus. Kaip padaryti, kad ateitum ne per daug ten užplaukęs. Čia yra tavo dalykas, žinai. Ir vėlgi ant scenos gyvenime vienai patrodė, reiškia, nereikia tiek to griežtumo. Reiškia, buvai per daug nupylęs vandenį, per daug griežtos linijos, to nereikia. Atvirkščiai, kita biški buvo, fluffis, žinai, kaip aš sakau, čanki. Tai reiškia, trūko nusispaudimo, reiškia, tu turėsi pavaryti kardio ir varyti daug labiau. Vėl ten, nežinau, trūko kažko, būna tokių, žinai, komentarų, kad tu tą sezoną per 2 savaitės neištaisysi. Pavyzdžiui, pasakys, tu negalėjai tapti, arba čia gal daugiau iš topų, pavyzdžiui, yra kažkas top 10. Kodėl aš negalėjau būti top 6-5? Pas tavai yra, pavyzdžiui, per didelis dvigalvis, per maži sėdmenis. Viskas reiškia, kitais metais tu turi padaryti pustesnius sėdmenis. Jau šiais metais, matai, jeigu tu netrauki to 5, tu netrauki to 5, nes kažkas yra negerai. Wellnessas negali turėti labai raumeningų rankų. Labai raumeningų rankų. Reiškia, tarkim, yra viskas tobula, labai pusti sėdmenis, ar ne, ten kojos, viskas gražu, bet tavo bicas biški yra jisai ganėtinai nebus toks kaip vyro, bet palyginus su kitom mergaitėm, rankos yra ganėtinai ryškios. Ir tu netaikai standarto. Tiesiog per daug iškačialinai rankas arba pečius. Jeigu, tarkim, yra pavyzdys labai dideli pečiai. Pas mus turi būti šonas, bet negali būti priekis. Didelis labai, nes tada su apvalies labai tu toks būsi, o pas mes turim būti, žinai, ten truputį gražios, kad padėjai, kad turėtų petį, nes tokia kategorija. Petuką, bet vis tiek labiau. Jo, bet negali kačialinį priekį, nes jis tada bus toks bumbulinis. Tai pas mane pasakyta taip, nei gramą nepadidinti pečių, nes jau yra per ribą. Tai aš, pavyzdžiui, nei vieno spaudimo negaliu daryti. Nei vieno. Nuleis rankas greitai. Nepersisteng. Ir pavyzdžiui... Mes nenori būti atsakingi už tavo rezultatus. Ten, tarkim, visiems skirtingai. Aš, pavyzdžiui, nedarau visiškai nei vieną bicepso pratimo jau dabar. Tik tai per savaitę aš darau vieną pratimą su guma, kad neužaugtų per žiauriai. Tai vieną pratimą su guma. Tai pas tai čia genetiškai taip eina? Ne, tiesiog pas mane buvo maži pečiai, kai aš buvau, dar prieš tai dalyvavau gibikinėje, ar ne? Tai pas mane būdavo, aš toks buvau čenki, bet to viršus pas mane nebuvo, trūkdavo proporcijos labai, ar ne? Tai aš kačialindavau nugarą pastoviai ir kai nudžiūni, sverdai PM kilo, tavo lėmuo ten ar neliesas, truputį turi būti pečiai, nes pečių pas mane iš vis nebuvo, ypatingai to, kuris yra operuotas. Čia buvo kaulas. Bet dabar jau pasiekiau tą lygį, ar ne, vis tiek, nes buvo, aš pralaimėjau ten 21 metais, 2 kačialinį pečius, 2 ir 2 pasakė, yra perfect, žinai, užtenka, maks šonus, viskas sustabdykit, nes bus per daug. Išeini iš proporcijos. Tai, pavyzdžiui, atvažiuoja mes į Olimpiją. Miss Olimpija, jinai neturi didelių rankų, jinai turi proporciškai tą tokį platesnį viršų, kaip ir eitų į smėlio laikrodį, bet vis tiek dominuoja pačia, nėra labai siaura. Bet jeigu supranti, tu turi didelės kojas sėdmenis, bet ir turėsi truputį platų viršų, o kitą turės siauresnį tau ragas, nebus, jinai aplenks. Yra standartai, kurios turi atitaikyti ir tą dieną tą laimi mergina, kurie atitinka pagal viską tos standartus, žinai. Tu gali būti tobula, bet kažkas tarsi. Bet standartus jūs visi žinot, kokie turi būti standartai. Maždaug jo. Jie nebūna taip, kad jūs atvažiuojate į varžybas ir pasikeičia kažkieno standartai iš teisėjų. Žinai, kas yra teisėjų irgi priklauso. Kaip tu laimėsi varžybas irgi priklauso. Nes, atsiprašau, dar pertoksiu, nes, pavyzdžiui, tu atvažiuoji, tau yra, nežinau, ten 2-3 mėnesiai ruoštis jo, ir tu žinai, kad standartai turi būti tokie ir jokie kitokie. Taip, mes pagal tai ruošiamės, apskritai yra reglamentai, tu žinai, kas yra wellnessas, arba kaip sužinoti standartą, žiūrėk į Top Olimpiją. Tai yra, kas yra top. Bet čia buvo prieš metus galbūt. Nesvarbu, bet kas yra, nes ta pati mergina laimi 3 kartus iš eilės Olimpiją. Jinai dabar pušina save toliau ir jinai yra standartas, jinai stengiasi, jeigu jinai, nežinau... Bet vis tiek jinai vietoje nestovi, jinai vis tiek per metus tobulėja. Tai daro viską, bet, pavyzdžiui, netreniruoja viršaus, supranti. Ten jinai yra top, jinai ten gal gilina sėdmenis, dar biški pustesnius to, ko reikia, bet jau ten, ko nereikia, jinai ir neliečia. Jinai su save laiko, jeigu jinai kitais metais užliptų storą arba ten su dideliais pečiais, viso gero. Tai jinai žino savo standartą ir link to ir dirba. Pavyzdžiui, 5 pasako, kas jie yra negerai, žinai, ir viskas, jis stengiasi dirbti, bet yra ir genetiniai dalykai, ar ne, jeigu tu turi ten tokią taliją, pas tavai yra tokia, tu jos nepaversi tokią.
Tai čia vėlgi yra dalykai, kur po to profesionaliam lygyje žaidžia. O dėl teisėjų tas varžybas nuvažiavus skiriasi. Pavyzdžiui, vienas teisėjas gali vertinti, jam nesvarbu, kaip atrodo tavo veidas, pozavimas, ar ne, yra estetika scenai. Jis tiesiog žiūri, kad būtum baisiai ryški ir žalai. Pas jį, pavyzdžiui, laimės ta, kuri ten baisiai ryški, nes jis tokias mėgsta. O pavyzdžiui, aš nuvažiuoju į kitas varžybas, pavyzdžiui, yra kitas teisėjas, jis žiūri bendrą vaizdą. Grožį, eleganciją, moteriškumą. Jis jau pavertina, kaip jinai atrodo bendrai stage. Jam, pavyzdžiui, jis gali duoti mažiau ryškiai pirmą vietą, bet jinai iš tikrųjų realiai, tarkim, daugumos nuomonė, jinai buvo vertesnė ir jinai laimės. Ir tai būna, kad, tarkim, mergina, vat geras pavyzdys. Buvom Budapešte, tai buvo, dėkim, spalio 15-16 dienomis, mergina buvo laimėjo 3 vietą, jeigu aš neklystu. Išvažiavom į Rumuniją, paskutinės varžybos lapkritį, aš tada buvau, kur čia buvau perspaudus save, nes man tada pasakė, aš būčiau buvus 2. Teisėjai, nes pažįstami, nes tada atvarė tą mergaitę iš Olimpijos, kur sakiau, 5, jinai buvo 1, sako, jeigu tu būtum atnešus tokią formą kaip Alikantį, būtum 2. Ir man tai buvo, kad aš sunykus atėjau ir aš gavau 5 vietą, ta mergina, kur buvo Budapešte, 3, jinai nepateko 10. Nepateko 10. Nes pas ją rankos buvo didžiulės. Ir aš nesupratau ir mes iki šiol su Edgaru negalim pasakyti, kaip jai galėjo Budapešte atiduoti 3 vietą, nes šiaip pagal tą standartų, kur yra top Olimpijos ir pagal aprašą jinai nelabai pataiko. Kodėl jinai buvo, nežino niekas. Jinai, pavyzdžiui, man atrodo, jeigu aš neklystu, iš Italijos. Tai vat yra tokių bairių ir gali būti, žinai, Čia kaip visur su teisėjimu. Labai įdomus. Supranti, yra, pavyzdžiui, ir Olimpijoje, ne? Tu visą laiką žinai, kas ten 15 yra. Gal buvo panelė visai nebloga 20 vietoje, galbūt jinai būtų verta 12. Bet ten, žinai, 12-20 vietą. Jokių skirtumų. Na, taip. Nieks datų kaip dabar. Kaip po 16, jo? Ar po 13? Jo, po 16 visom 16 rašo. Jo. Tai gal ten tos vietos, žinai, gal iš tikrųjų netgi top 10. Jeigu taip galėtum dar nuomonės, gali skirtis. Bet čia, žinai, vėlgi, čia yra, matai, labai toksai nerezultatų rodymas, žinai, peršokai. Vienam patinka, žinai, vienaip, o kitam patinka kitaip. Tai dar dėl to galima ir būtų žiūrėti, žinai, į tą tokį. Vienas galbūt duoda jai 3 vietą dėl to, kad jos silminis pūsti, žinai, bet truputį rankos didesnės. Kitas sakyta, tik to biški rankos man per didelės, aš jai duosiu ten tą vietą, nors tas silminis mažesnį. Toks kaip ir matai, gali būti tas toks sviravimas. Tai čia tu, kad pakliūti, tu turi žinoti, kokie teisėjai bus. Kad jų standartus... Tai įtakoja. O teisėjai per kiek laiko būna žinomi? Paskelbė dažnai prieš tai. Bet jau taip, gali būti paskelbti jau, kai paskelbė turnyrą, vėliau gali būti 1,5 mėnesio, žinoma. Jo, bet jau tu būni pasirašęs, kad... Stebuklų vis tiek nepadarysi. Jo, bet tai dažniausiai kiekvienas turi savo, žinai, tam tos eigas, kur tu planuoji varyti, žinai. Nors man, pavyzdžiui, irgi ten atrodė, kad Ispanijai prieš tai nesisekė ir atrodė, kad ten mane nuvertino, nes Ispanijoje mėgdavo duoti ryškesnės vietas. Bet keičiasi teisėjai, ne tie patys teisėjai. Va tas ir yra įdomu, kad... Buvo dabar turnyras Budapešte ir atvažiavo teisėjai iš Olimpijos, iš Amerikos. Dėl to buvo, būtent visi labai norėjo tą turnyrą patekti, nes tu gauni feedbacką iš Olimpijos teisėjų. Ir jie treniruotė prieš pagrindinę sceną. Taip, ir dėl to įdomu, kad vyksta turnyrai, pavyzdžiui, Rumunija, Budapeštas, Belekas, Portugalija, Italija ir visur gali vienais metais teisėjautas, o kitur kitas. Ir tie teisėjai važinėja po pasaulį ir keičiasi, kad nebūtų taip, kad, žinai, rumunai ir rumunų teisėjas ir vis laik tas pats. Yes. Ne, pavyzdžiui, Rumunijai teisėjaus džedžas gali būti italas, antras gali būti iš Floridos, trečias iš ten. Dėl to yra įdomu ir galbūt toks, žinai, aišku, kiekvienas turi savo, žinai, galų, su kuo bendradarbiauja, dirba ar ne, tarkim, dažniausiai būna turnyras ir važiuos to šalies dažnai, žinai, nes jie bendradarbiauja. O teisėjai, sakykime, Jie patys, kas jie tokie? Jie irgi taip pat turi pabaigti, yra pavyzdžiui pas mūsų kaip laimi pro kortas, ne? Jie turi irgi praeiti tam tikrus kursus ir jie taip pat gauna kortelės. Kaip mes turim pro kortą, taip pat tu turi irgi, jie moka ten mes mokam metinį mokestį, profesionalo ten yra 300, man atrodo, $3 į metus. Ir tu važinėjai kiek nori. Jie taip pat moka. Ir jie turi perėti kursus, kai jie, tarkim, būna... kaip pasakyti, dar nepatvirtinti, kaip vadinasi žmogus, kuris dar važinėja po varžybas, kaip pasakyti, kaip bandomasis, kaip pasakyti. Jo, jis dar tik tai dar nėra, jis tai pabaigė kursus, ne? Ir jisai kaip praktika. Taip dėkime, ar net lieka. Ir jisai važinėja po varžybas, jam nemoka pinigų, man atrodo. Aš nežinau, ar apmoka jam kažkokias keliones. Ir jisai, žinai, ten prasikvalifikuoja kažkiek varžybų, žinai, jisai važinėja su žmonėm ir tada jisai tampa teisėjų, kuris gali teisėjauti, tarkim, mėgėjų lygyje.
Gerai, bet aš turiu minėti, kad patys teisėjai, jie patys yra treneriai, turi savo džimus, ar jie sportininkai, ar jie tiesiog iš gatvės žmonės, kuriems tiesiog patinka šitas sportas. Šiaip dažniausiai tai būna žmonės, kurie yra buvę ir, taip jie kažkom susiję, žinai, tikrai neteis. Faktas, kad jo, yra visokių. Bet vis tiekgi turi kažkokį... Yra trenerių, yra atletų, dabar negaliu tiksliai pasakyti, ar ten, tarkim, tu tikrai, manau, negalėsi teisėjauti, jeigu tavo profesionalai atletai lipa į sceną, žinai. Ką aš norėjau pasiklausti. Šitas tikrai manau, tikrai negali, žinai, tuo momentu, jeigu tu ruoši, tu neteisėjausi, žinai, savo atletų. Ir netgi, kiek žinau, kad net negali oficialiai mokinti pozavimo. Tokių dalykų. Pavyzdžiui, buvo mūsų mergaitė ir mes turim tokią teisėją iš Budapešto ir jinai ten yra rengę pati turnyrus ir jinai rašė kažkokias pastabas gali parašyti, žinai, bet jinai taip, tarkim, online prisijungti ir tave mokinti pozuoti net negali, tokia yra taisyklė. Tai jinai gali rekomenduoti ten kažkokį savo žmogų, žinai, ir jeigu kažkur išlystų galai, kad jinai ten mokina pozuoti, žinau, kad nelabai gali. Jinai gali pasakyti feedback, kad tu gali, pavyzdžiui, mes yra labai sutarėm su daug teisėjų, ypatingai su Budapeštu mes labai gerai bendravom ir sutarėm, tai dažnai pasišnekam, kas yra. Jinai, tarkim, toj paskutinėse varžybose sako, aš nesuprantu, kas buvo, sako. Jinai teisėjo, žinai, sako, tu šybė pečių, be nieko. Sako, bet tu grįžai į finalą didesnę. Sako, ką jūs padarėte, nežinau, aš suvalgiau pusę kilo ryžių per 5 valandas. Angliavandeniai. Tiesiog aš buvau tokia tuščia realiai, jeigu aš būčiau užčytinus, aš tą tiek perpušinau, nes norėjau, kad pas manęs kiltų sėdminis be galo, bet aš ten nusiskaldžiau, žinai, į tos gabalus, nes niekada, žinai, nebuvau pasiekus to lygio. Bet pamiršau, žinai, kad jau esu ant tiek jau, nors svoris tiesiskiria ten kilo 2, bet aš save realiai sunaikinau raumenyną, žinai. Nebegavo maisto ir jį, žinai, sumažėjo labai stipriai. Ir jeigu būčiau normaliai pačytinus, aš būčiau ant to bus. Bet čia reikėjo realiai čyto, būčiau priėdus kokio burgerio penktadienį, sekmadienį būčiau ant to bus. Mokais iš klaidų, kurių negalėtum daryti, taip. Bet aš manau, klaidas tu turi daryti tam, kad tu darytum iki Olimpijos. Čia ne tik, kad klaidas, aš manau, čia labiau yra eksperimentavimas ir savęs pažinimas. Tiksliau, žinai, tu tas eksperimentus reikėtų pasidaryti iki varžybų, žinai. Jeigu taip, žinai, jau... Jeigu jau tokius padaryti iki varžybų, tai tu čia save turi kankyti visus metus. Ne, tai taip, tu tas ir yra, žinai, kad vėlgi ten kiti stūmė ypatingai lietuviai, kaip iš čia gali, žinai, taip toliau, bet aš tai priemu, žinai, jo. Ir Edgaras tą pat sakė, geriau šitas šūdas atsitiko dabar, o ne Olimpijoje, žinai. Faktas. Tai... Dabar pabandykim biškai paįsivaizduoti, užsimerkti akis ir pagalvoti. Užkulisiai. Olimpija. Kaip tu visą tai matai? Per internetą. Per internetą tavęs ten nebuvo gyvai. Ja. Tu ten gyvai. Visos pasaulio topai. Žinai, kas ten yra? Aš ten nuvažiuosiu kaip paprastas vaikas. Aš turiu tokį, kaip pasakyti, įsimylėjus iš sportinės pusės, ne ten tą savo kategoriją, žinai, merginą, o yra kitos kategorijos toks vyras, žinai, kuris turi 8 milijonus. Tai pagrindinis dalykas, ko aš noriu nuvaryti, nusifotkinti. Žinai, kur tipo, aš jos nežinau, ar aš prieisiu, nes jie netgi, žinai, yra tų tokių sportininkų, kurie netgi tarp užkulisių, žinai, jie visi nori ten prie jų prieiti, ne tik paprasti žmonės, žinai. Tai aš ten noriu pamatyti, aš, žinai, žvaigždės, tas pats jisai, kiek, man atrodo, 5 kartus dabar laimėjęs yra. Gal esi mačius toks sausiukas? Sausiukas tas. Tai šitas įbama pamatyti, čia kažkas. Tai vienas, žinai, visur, Instagramuose, visur. Tai netgi, kas yra įdomu, kad netgi paprastai žmonės. Nesgi man jisai toksai atrodo, žinai, toksai, toks vyriškas, toksai. Taip, yra buvę, klausia, koks turėtų būti koks yra, sako, gražiausias tipo vyriškas tipas, žinai, kūno. Sybam. O tu tokiai sakai, tas, kuris turi lenkiškus susiukus. Jo, tai žinai, Sibamas, jisai yra toksai, žinai, ir sakau, tas mano, aš nuvažiuosiu, aš manau, jausias taip, kaip aš jaučiausi 21 metais po pro laimėjimą, ar važiavau po mėnesio pasižiūrėti tas pro, žinai, aš atvažiavau ir supratau, tu tavo panragas. Aš žinau, ką man bus šakės, nes aš pamačiau formą, žinai, ir aš supratau, kad man reikia geriems metams užsidaryti. Tas buvo gerai, aš matau, kad aš pati žinau, kad aš esu per daug amateur. Ir dėl to po tų metų, aš jau buvau įtraukiau į topą. Žinau, ką man reikia daryti. Tai aš tiesiog nuvažiuosiu ir aš iš vis džiaugsiuos, kad aš ten papuoliau.
Aišku, nereikia, žinai, visą laiką reikia varyti iki galo, bet pirmas dalykas, kad, žinai, pamatyti tuos, ką ten stebėjai tik tai va, per Instagramą ir kur turi, ta, žinai, ir tu, tas ir yra, kad tu su jį šalia vaikštai. Kad supranti, kad greitų metų jie stebės tavo Instagramą. Nu taip, tai būna, taip ir bus. Taip, ir tu atvarai ir tu ten Olimpiją gauni, ten Olimpijos treningus, visą laiką tų metų, žinai, ir visi su vienodais treningais. Ir jis daug tu žiūrėjai per internetą, Sibama šalia tavęs eina. Čia vėliakas bus. Nu tai va, tai čia tai iš tos pusės, o po to, nu ką, varyk iki galo ir viską, žinai, prieš tą steidžą. Nu, apsišyksiu, aišku, žinai, bet... Vot čia sekantis klausimas iš to ir išeina. Kaip tvarkyti su psichologija? Būna, žinok, visaip. Kartais būna tikrai savęs nepakontroliuoju, nors atrodo viską tu žinai, ką daryti. Alikantėje, nežinau, kas buvo, aš labai ten ramiai jaučiausi nuo pat atvažiavimo, kai ten jaučiausi, nežinau, aš labai buvau ten laiminga ir labai rami. Nežinau kodėl ir negaliu paaiškinti, kodėl pas mane vidinis buvo ramybė. O būna, kad aš kažkaip labai, žinau, kad tikrai nepriklauso tas, kai tu pasižiūri į kitus, žinai, dalyvius. Bet tai būna, kad kažkaip va, tavo smegenis, kaip tu vat galvoji, kaip tu visą savim kontroliuoji savo, bet būna vat, kartais, nu, vat, pats pasakai savo mintyse, kad tau, žinai, ir tu va toks tampi, žinai, toks, žinai, ir tu kartais, ne, davai, davai, ne, aš geriausiu, ir vis tiek tu toks, žinai, ir vat yra tas mintyse. Ta amerikiečių technika, ne tik susitvarkyti gyvenime netgi, fake it till you make it, jo, kai mūsų protas nežino iš kur tas ateina tas jaudulys, tas nepasitikėjimas, ta panika, panikos atakos netgi. Ir kartais mes galim savo emocinę būseną, kartais, įsiminko šitą, išbandysi artimiausiose varžybose ir man pranešė, ar tau patiko. Fiziologija. Nes faktiškai, kai tu pradedi degti psichologiškai, kas su tavo kūnu vyksta? Tu pradedi lūžti, tu pradedi visą nykti, tu pradedi čia susiglaus, kvėpuoti viršutinę dalim. Ir čia priminimas turi būti savo. Kai tai sako kaip supermano poza, arba tiesiog tu krūtinę iškeli, diafragmą atspaudi, nes diafragmą užspaudi. Aukštai pakeli galvą, šypsasi šiek tiek, žiūri ryžtingai į priekį, į tolį. Pabandyk dabar netgi. Toksai, net nejoko formai. Pabandom. Gali taip, rankas aukštai užsidėk, taip gali netgi čia užsidėti. Kaip sakoma, supermano poza. Jo, paimti, kaip jisai stovi, jo. Neateina tas toksai jausmas kitoks. Toks geras. Kitoks jausmas. Ir netgi kartais būna psichologiškai, smegenys net nesupranta tą situaciją, nes tu savo dėmesį nuo tos panikos nukreipi į būtent tą būseną, kūno būseną, fiziologinę būseną. Jis sako, tai bliamo, viskas gerai, jis pasitikė savim. Tipo. Geras, iš tikrųjų tai susiję, nes taip yra su merginom, kada tu išsigąsti, kaip tu sakai, dažniausiai galvoji, kad visi už tave gražesnį ir geresnį. Nepaisant to, taip sakydavo man ir Natalija Murninkė, tu turi galvoti, kad tu esi karalienė. Ir tai labai daug ką veikia. Tavo pasitikėjimas on stage, netgi daugelis sako, kaip tu atrodai fizinę formą. Ir labai dažnai backstage tos, kurios būna geriau iš fizinės formos, pralaišio, nes nustoji žinai, susigūžus on stage. Tai tu turi išeiti, atrodo, kad tu laimėjus esi. Nes aš pavyzdžiui, sakau, nuo karjeros pradžios aš visą laiką sakydavau savo, kad galbūt aš nesu pats geriausias, bet aš esu tikrai gera rakštė subinė jiems visiems. Ir mano užduotis galbūt, aš sakau, kaip buvau minėjęs ne kartą, kad mano nėra užduotis laimėti visą laiką. Mano užduotis yra nepralaimėti. Aš tiesiog darysiu viską, kad aš nepralaimėčiau, kad neleisčiau jiems laimėti ir neleisčiau savo pralaimėti. Bet atrodo, outcome viso šito yra vienodas, jo, vis tiek aš turiu laimėti. Bet kaip aš tai pateikiu savo, mane galbūt manęs netraukia tiek tas laimėjimas, kiek neleisti pralaimėti. Tai lygiai tas pats, žinai, ir reikia atrasti tavo tą cinkelį, jeigu tu jos visus geresnis, jos visus tokius. Bet aš galiu parodyti save taip, kad verščiau sudvėjoti, nors jos yra geresnės, sakykim, bet aš priveršiu sudvėjoti teisėjus,
jų gražumu, jų elegancija, jų tą moteriškumu. Taip, šito aspekto aš visą laiką laimėdavau. Kodėl, tarkim, ganėtinai geresnės formos, nes dažnai būdavo, kad mano fiziologiniai, tai yra ten sėdmenų pūstumas, ar ne, aš jų tokių dar nedasiekdavau kaip kitų, bet aš laimėdavau. Aš laiką, kada būdavo, mano tikslas būdavo patekti į top 10. Taip. Nes jeigu patenki top 10, tada tu pradedi kapotis link to, žinai, topo. Nes būna 15 merginų, yra lyginimas, patenki į 10, 5 atkrenta ir tada prasideda individualios prezentacijos, kai išeini po vieną. Taip. Ir aš visą laiką jau, bent jau visą laiką dabar patekdavau, žinai, tą topą ir aš visą laiką galvoju, jau tada džiaugie, žinai, jau reiškia, žinai, jau esi vis tiek topė ir tada būdavo, arba top 6 dar būna, žinai, jau kai top 6 iš vis toks ganėtinai, žinai, gerai jautiesi, nes vis tiek tu iš 15 esi 6. Ir aš tada prieš išeinant visą laiką padarydavau taip, kad aš esu geriausia ir dėl to man prezentacija visą laiką aš laimiu, nes aš būnu moteriška, labai elegantiška ir dažniausiai stengiuosi visą laiką sakyti, kad, žinai, dabar jums ragas, žinai. Aš netgi tave, kaip pavyzdį, statu daugeliu merginų, sakau, kad atrodo, jinai yra toj kategorijai, kur, kur daug moterų jau į moteris net nepanašios, bet sakau, bet pažiūrėkit, kaip jinai išlaiko tą eleganciją, jinai išlaiko tą moteriškumą, jinai išeina ant scenos, kai jinai dama yra. Kur kitos, žinai. Tai čia yra problema, kad yra, žinok, kad moteris, kad nepaisant jinai turi išlikti moterim. Jo, netgi būna, kad jos tiek užsidaro toj kačiauko, žinai, ir sakyta, kad jos net pradeda netgi vyriškai šiek tiek, sakyčiau, vaikščioti. Ir taip yra toks pastebėjimas, labai to tokio išlieka ir būna, aišku, čia irgi yra ir labai moteriškų merginų iš išvaizdos, bet netame, kad jos gyvenime galbūt eina, ten sakau, gatvėje viskas gerai, bet jeigu jinai užsideda suknelę ir kablus, jinai vis tiek neatrodo, žinai, taip patraukliai arba, lygtis ar nemoka eit kažkas, žinai, negerai. Ir vienas iš savęs turi tą. Toks, atrodo, reikia savo prigimtį iš naujo surasti, jo, kad aš nepamiršau, kad aš priminsiu savo, kad aš esu moteris, aš esu mergina, kad aš esu elegancija, esu švelnumas. Taip, yra tokių moterų, kur atrodo, žinai, nieko ten ypatingo pas jas nėra, nei jinai ten kažkaip apsirengus, nei pas ją ten, žinai, batai kitokie, bet jinai, kai praeina kokiam bare arba klube, žinai, visi atsisuka. Turi savo šarmą. Taip, yra, kur tu į ją žiūri, jinai ten, nežinau, gali būti, aš vis laik sakau, blondinė ten su nesveika suknelė, nesikonformom, bet jeigu nustovės kampė ir tampa tą savo suknelę, tu žiūri ją, tipo, wow, kaip ir kažkas tokia, bet jinai to neturi ir kita ateis, jinai neturi. Kam tu apskritai apsimovė, jeigu tu tampai pastovėje? Bet tai yra. Ir jos tos yra, žinai, tu kur tipo viskas seks, bet tai ir nepatenkintas, žinai, visko, žinai. Toks yra. Tu turi pats save, tu gali būti negražiausiai apsirengęs, bet tu gali spinduliuoti energetiką ir bus viskas, tai tą reikia perkelti, žinai. Ir tas yra grožis. Aš vis laik sakiau, kad kultūrizmas jis yra labai toks įdomus sportas, nes tu turi mokėti save pateikti ir tai yra netgi kaip menas. Vyrai iš vis jie turi ar ne, tarkim, kaip tas Sibamas, jie ruošia prezentacijas. Į vyrams ypatingai sunku, žinai, yra labai dažnai, čia ir yra problema, jie turi nesveiką kūną, bet ateina, žinai, irgi nejaučia ritmo, ar ne, nejaučia ten plastikos grožio, čia yra toks darbas, žinai, kaip ir atrodo ten tik kačialgara, o iš tikrųjų yra irgi meno pusės. Faktas. Ir visą tai sujungti, tas yra irgi darbas. Su reikia dirbti. Klausyk, aš stebėjau dabar tavo laidą LNK. Bučioji Rūta, jau buvo. Ir jūs kalbėjote apie heitą, apie žmonių heitą, jo labai buvo, gal nedavė įsiplėsti, dabar gali įsiplėsti. Gavau kaip tik klausimą, kaip reikia užauginti kumelės kojas. Buvo klausimas irgi. Užauginti kumelės kojas? Tipo klausimas su heitai, žinai. Tau stirna niekaip. Taip. Tai negaidžiai klausti. Būtent, kažką tokio. Tai kaip su šito susitvarkai? Ir ką galvoji apskritai apie tos žmonės, kurie nei tavęs pažįsta, nei tave žino, nei jų pasisakymai, ar jie apskritai niekaip nepaliečia tavo gyvenimą ir nepalies, bet vis tiek tulžiai bando išspausti savo nelaimingą. Žinai, parašo ten blogą komentarą, tu čia gal mes tą sportą, nes atrodai ten, kai arklys. Jo, žinok, Andriau, dabar tu parašai, žinai, aš atsisėdau, žinok, dabar aš mesiu, nes, žinai, tu pasakai, žinai. Nes tavo nuomonė yra labai svarbi. Andriau, 10 metų tu man neparašai, dabar tik, žinai, atsiradai. Tai toks ir, kaip tu ką įsigalvoji, tai irgi tikslas mestų tą sportą, ko tu tikės, ką aš to atrašyti turiu, žinai, tokia, tipo nesąmonė. Iš kitos pusės... Faktas, aš tau pasakysiu taip, jisai laukia tokiu pat... Reakcijas.
Tokiu pat Andriu, aš nežinau, čia nieko prieš Andrius, tu sakai Andrius, bet tokiu pat Andriu palaikymo, kad atsiras tokiu pat, sakykime gerai, būkim realistais, reakcijos ir kad, palaikins jo komentarai, pasakys, kaip tu gerai pavarai, jo, teisingai tu sakai, tai reikia įmesti. Idiotas ieško kitų idiotų, kurie jos palaikys. Tai yra tų tokių idiotiškų komentarų, žinai, kur tu suvaki, kas rašo. Iš kitos pusės, žinai, yra ten... Pas kurį kojas yra dvigubai mažesnė negu tavo. Tai daugiau 100%. Toksai, kuris jaučia kompleksą, kuris supranta, kad pastojęs dvasiniai kiaušiniai pastojęs daug didesnį negu jo. Supranti? Tai žino. Jo, tai esmė tame yra kita ta žmonių grupė, kaip ir pabučiuoja Rūta, moteris komentuos. Ta prasme, tai yra moteris ar ne, kurios turi tą savo Instagramą, arba žiūri ten į tą moteriškumo grožį ir nesukačialką susijusios. Dalies gali kaip ir suvokti, kad joms nėra tai gražu, ar ne? Ne visi nori ten didžiulių tų kojų ir taip toliau, nes mes visi turim tą savoką skirtingą grožio supratimo. Ar aš komentuoju kokiai kudai panai, žinai, prisiaugink kojas ten savo, žinai, šakalinės, kažkaip nerašai, žinai, tai gal toksai būna, tu suvoki, kad joms negražu ir tai yra normalu. Ta prasme, mes negalim, aš nemėgstu ten, pavyzdžiui, nežinau, super lieknos panos, bet subinės, žinai, man negražu, man pas moterį turi būti riesta ten sėdmenis ir man tai yra grožis, nes aš jį taip suvokiu, ar ne? Ir kitos, tarkim, komentuodavos, tai jas kaip ir supranti iš vienos pusės, kitas komentaras, žinai, kam tu rašai. Bet kažkaip, ką, žinau, aš jau per daug laiko, žinai, tam esu, galbūt tai žaidė kažkur, kai buvo pati pradžia, bet ta pati pradžia irgi tokia būdavo, netgi gal daugiau tokio heito sulaukdavo, rimdavo į galvą, kai jau netgi buvau 10 kg mažesnė ir pradėjau eiti į tą bikini fitnessą, kur netgi tas toksai, žinai, nebuvo labai populiarus tada ir tada gal netgi sakytų, kam tu čia sportuoji, nors ta koja ten būdavo iki 50 cm, jinai buvo normali, žinai. O dabar? 64. Tai žinai, tai ir tada dar būdavo tokia, o dabar galbūt vėl, kaip ir paminėjau, kad socialiniam savo rate arba Instagrame ar Facebook'e dauguma yra savo ratas, žinai, kaip ir tu turi, ar ne savo žmonių, gal kažkas rašo, kad tu ten toks ar anoks, bet tu vis tiek turi daugumą, žinai, už žmonės atsisėjoja, kurie tave follow. Idiotų pilnai. Yra, ne, užtenka. Ypatingai, kurie nefollow, bet vis tiek parašo negi privačiai žinutė, kad nors šūda. Jau norėjau šaukti. Gerai, būna, tai sakau, tai tas toksai kažkaip dabar, kai jau nuėjau iki Olimpijos, daugiau turiu, žinai, tie žmonės, kurie yra sporte arba sportuoja kažkiek, dažniausiai jie galbūt sportuoja ir nesiekia tokių didelių formų, bet jiems, žinai, gražu, nes sportuoja, žinai, sportuojantis žmonės kitaip žiūri. Tai nežinau, aš šiaip dabar nebekreipiu, nes aš žinau, kur aš esu, žinai, ir kiek dariau. Ir tą patį, savo draugai sakiau, mes čia Vilniuje esam, vakare aš sėdžiu, labai sakiau, kad pavargau, labai daug darbo, labai fainiai Vilnių atvariau pačininti ir vakar man buvo keistas vaibas ir mes buvom, tarp kitko, Makė, McDonald'e. Sėdžiu iš McDonald'e ir žiūriu žmonės. Žmonių belė kiek daug, buvo gal 11, žinai, ir aš sėdžiu, žinai, ir taip sukuosi aplink ir žiūriu, žinai, visus žmonės. Jie ten, žinai, ką veikia, valgo ten tą junk foodą. Ir aš blema, kaip fainiai būti kitokiu, žinai, ir pagalvoju, blema, visi turi... Paprastų mirtingų. Ta prasme, kurie turi tą patį, žinai, darbą, atidirba, vėl ten kokią pasiema pizzą namuose, ir galvoju, blema, aš varau į Olimpiją. Jo, ir tai atrodo kaip fainai, ne, kartais yra pačilinti, bet kai ilgiau pačilinė, I want to bag, žinai, prie savo ir galvoju, blema, aš varau į Olimpiją, nieks nevaro į Olimpiją. Ir tada tai pasisėdu, galvoju, blema, aš grįšiu pirmadienį. Ir jau, žinai, taip galvoju, blema, reik varyt, kuriesi, žinai, ir toks būna tas jausmas. Ir aš tavęs buvau klausus, labai gerai atsimenu čia pat per gimtadienį, ar tau nebūna, kada tu būni labai dideliam pasiruošime, kad ar ne, tu jauties toksai, kai niekur nebeišeini, bet, vis tiek tu atsiriboji socialiniam, žinai. Faktas. Tu, aišku, mažiau, pas mane tai trunka pusę metų, 5 mėnesių, žinai. Ir ar tau nepasilsta to, žinai, išeit out, žinai, atsigerti to pačio alaus ir atrodo, kartais būni užsidaręs, galvoju, aš noriu būti to paprastu, žinai, žmogum ir išeiti. Ir kaip tu sakai, jo būna, bet tada ar aš noriu būti kaip visi. Ir tada atsimeni, ne, ir dėl to tu esi, kuriais ir toliau varai, žinai. Taip. Tai va tas toks buvo vakar, sakau, apsižiūrėjau, ko ne, varysit, suvalgo savo paskutinį surainį. Ir tu supranti, that I am motivated, dedicated, 666. Aš norėjau pasakyti, 6, aš nutilėjau. Turim įkvėpėję vieną bendrą. All girls of yours. Yeah, all girls. Ta prasme, all the girls of mine. Oh, she confident. So, yeah.
šukosina, taip seksy pajudėjo, nu žodžiu. Seik. Bet aš neįsirenku, rašom. Šnekam. Tai žodžiu. Paskiau galėsiu įmesti nuorodą. So good. Aš vaikštau šitas gatvės. Ir all the girls is mine. Aš kitaip vaikštau, aš labai su confidence. Ir aš nuvariau į klubelį, draugaitę. Sick. Nu, all the girls was mine. Ar tu supranti? Visos. Kaip aš ten gražiai, seksy, žinok, sujudėjau, žinai, ir kai dar pats jautiesi gerai, dar tokia šakusinė, aš žinok, dabar yra kokia, atsiprašau, aš nežinau, ar gerai sakau, 30 kokia yra, kur nori su ten susitikti, pabūti, nu šnekam. Tai, gerai. Grįžkim prie mano, jau eisim link galo, prie klausimų, kuriuos aš visą laiką stengiuosi užduoti žmonėm, kad jiems patiems apmastyti savo kelią ir leisti kitiems suprasti, kad visi lygiai praktiškai tą patį galvoja. Grįžus prieš 10-15 metų, ar tu būtum pagalvojęs, kad tu gali būti čia, kur esi dabar? Ne, nes tada taip ir buvau įstikinus, kad negaliu. O tada kaip tik buvo įtikinimas, kad tu negali. Vat nes yra, žinai, sakau, aplinka, ką tu čia darysi, taigi, žinai, aš sakau, kai žmogus kažką turi svajonę, aplinkagi sako, kas šis vais, tu čia dabar darysi, ką nori, žinai, nori atsidaryti restoraną, kam tu čia atsidarysi tą restoraną, taigi iš viso, tu žinai, kokia dabar ten pinigų, tu sukyši, tu nebus, nes tu savim tiki, kad, blem, aš gal galiu padaryti, žinai, tam turi idėją kokią, ne, ir dažniausiai tu pradedi išsigąsti, nes aplinka tave pradeda mušti žemyn ir man tai buvo, kad kur čia, ką čia, aš niekada nebuvau ten, žinai, super, ten, nežinau, seksi, kūda ir ten taip toliau, tada tikrai ne, ir žinai, ir taip pat, va, ne, tikrai ne. Aš netgi nebūčiau pagalvojus, kai netgi jau pradėjau dalyvauti, žinai, nes kažkas atrodė, aš tikėjau savim, žinai, kad ten aš visą laiką sakydavau, blemba, Olimpija, aš visą laiką netgi nuo pat pirmų dienų žiūrėjau Olimpiją, kai kiti, pavyzdžiui, ateina dabar, jie žiūri tik tai viskas, kas yra Lietuvos ribose, arba turi kažkokią žvaigždės Lietuvos, kur ten gražiai, aš visą laiką žiūrėjau Olimpiją, nuo pat pirmo dalyko, kai netgi prieš ateinant pas Edgarą, aš pirmą pasižiūrėjau Olimpiją. Net nežinojau, kas Lietuvoje vyksta, kaip atrodo pirmą pamačiau Olimpiją. Ir galvoju, va čia, tai jo. Tai va, tai ne. Sakyk, jeigu grįžtumėm prieš atgal 10 metų, 15, ką tu galėtum patarti būtent savo? Kad reikia tikėti, ką tu darai. Nu čia, jeigu tu turi kažkokią svajonę, nepaisant to, kur yra, tu turi ją tikėti ir ją daryti. Neleisti, nes tu, kai esi jaunas arba ypatingai paauglys, tu labai priėmi viską į savo, žinai, tau pasakė, kad tavo ten koja stora ir tu įsitikinai ir ten, pavyzdžiui, galvoji, kad gal man rimtai, tu save pradedi heitinti ir tu po to matai, kad tu nematai, kad tu iš savo gerųjų pusių turi matyti tik tai savo storą koją. Nepaisant to, kad tu ten turi tokį liemenį, ar ne, kur ten, pavyzdžiui, kur tau pasakė, kad tavo koja stora turi tokį liemenį, žinai. Kad tikėti tai, ko tu tiki ir toliau daryti ir kad yra, žinai, nes ne visos nuomonės yra teisingos, kurios tau sako. Ypatingai negali tikėti patarimų kasininkės Marytės apie tavo būsimą verslą. Būtent. Tai ypatingai, arba aš sakau, jeigu tau kas nors knysa po koją, kaip daryti kojas, pažiūrėkit to žmogaus koją. Toks būtų patarimas. Pavyzdį, patarimą reikia imti žmonių, kurie turi kompetencijas tam, kad tu nori daryti, kur tu sieki nueiti. Gerai. Kur matai save po 10 metų? Pasvajokim. Los Andžele, Miami Beach. Nežinau, bet kažkaip žiūriu, aš nežinau kodėl, bet kažkur matau save ten, žinai, viršūnį. Nežinau. Toks būna kartais protarpis, ar tai bus, aš nežinau, kartais matau save kokią Ispaniją, Alicantį, čilinant savo. Gyvenant ar ką darant? Apskritai gyvenant ir kažkur toli, nežinau kodėl, ar tai toksai man visą laiką toks, gal Arnoldo, žinai, toks sindromas, kaip jisai sako, aš visą laiką galvojau, kad aš ten varysiu ir man atrodo, visą laiką atrodavo, ne tai, kad Amerika, aš nežinau, negaliu pasakyti, ar tai žinai, kaip būna nuvažiuoja ir tai nėra nieko fainaus, žinai, ir ten norit gal tą savo klaipėdėlę grįžti, bet visą laiką tas yra, blem, aš stovėsiu Olimpijoje, žinai, ir ten kažkas bus ir visą laiką kažkaip matau save kažkur, aš nežinau, bet užsimerkiu ir matau tenai, kažkur viršų, žinai, niekada negalvoju, kad visą laiką būsiu čia, žinai. Nes dabar, kaip suprantu, prieš 10 metų, jeigu netikėjai, dabar gali patikėti, kad tu jau esi čia ir pas tavęs daug laisviau gali įsivaizduoti, kur tu gali nueiti po 10 metų. Aš visą laiką kažkaip tikėjau net pro lygiai, ar ne, kad sakydavo, kur tu net nenuvažiuosi ten pro tos pro turnyrus. Ir jau kai pradėjau, žinai, topus patekti, jau pasirodė, wow, žinai, tipo, impossible viską padaryti.
Ir man viską taip pakeitė šitas laimėjimas Olimpijos, nes aš tikrai netikėjau, kad tai įmanoma šiais metais, ypatingai dar tų pakelių startų. Ir kai aš laimėjau, aš pagalvojau, kad ant tie gyvenime viskas yra įmanoma, kai tu savim tiki. Ta prasme, iš vis. Man tai buvo įrodymas, kad tu beleką gali. Mano nuomonė, kad žmogus dabar gali padaryti beleką, aš ant tiek esu užsimotyvavus po šito laimėjimo. Man jisai įrodė, kad, ta prasme, iš kažkokio, žinai, ten, gerai Klaipėda, aš dar per Klaipėdą, žinai, iš rajono, esu ten kaimelio Jakų, kad iš ten vis laik sakydavo, jeigu tu nori ten tapti Olimpijai, tu jau turi išvažiuoti į Dubajų, suktis tam rate, ten treniruotis ten toj žymioje, žinai, sporto salėje, kur visi ten suvažiavę treniruojasi ir tik taip gali, žinai, pasiekti. Ir ką, ir nebuvo, žinai, kažkokių tokių galimybių ir aš sakau, aš neturėjau tokių galimybių, kaip kiti ten vieną apie inventorių šnekant. Yeah. Ir sakau, ir netgi kai tu turi tą visą inventorių ir kai tu turi daugiau visko, šūdiniau padarai negu tai, kai neturi nieko, nes tu varai, kad turėti, žinai, tą formą ir visą kitą. Nesi taip sumotyvuotas. Nes pažiūrėkime į Rokio filmą, jo? Kai jisai buvo ant top ir kaip jis visi rezultatai krito ir jį tas krydas nusiuntė atgal į tą tokį underground salę. Taip. Ten, kur tikras darbas vyksta. Ir aš manau, kad vėl ten, manau, kad visi galbūt su to susidūrė, po to, kai geriau gyveni. Ar įmanoma visiškai va to išvengti, kad tu tipo nepagalvotum, ne ant laurų, neužminti, aš manau vis tiek kažkiek visiems būti turi, nes tu pradedi galvoti, blem, aš geras esu, žinai. Tu vis laik galvodai, kad tu lievas esi, ne? Yeah. Po to laimi, tai visi tavo euforija, žinai, tai tu pats savim čia euforijos ir dar tave visi sveikina, žinai, nes anksčiau ten kas nors heitindavo. Yeah. Ir tu per daug sulauki to irgi, yra, aš manau dar, kad yra per daug blogai, kai yra per daug heito. Bet kai per daug liapsina, tai irgi tada jaučiu palieki, žinai, pamiršti, kad biškai reik nueiti į salę. Aš irgi savęs neleidžiu liapsinti per daug. Neleisiu. Neleidžiu nei heitinį, nei liapsinti. Nei to. Nes tas heitinimas, jis gali pasąmonėje tau įstrikti. Bet tas liapsinimas suminkština kiaušinius. Irgi. Suminkština kiaušinius, jo. Tu alkį prarandi. Prarandi tam, kad pahalinti. Kartais, kad žinai, kad tave laikytų, kad tau primintų, kad yra ten tie žmonės, kurie taip pat dirba, kurie taip pat nori pasiekti, to pačio, kad tu, jie nori tavo prizą iš tavęs atimti, jie turi priminti tai. Bet, žinai, sakyti, kad pas tas blogai, tas prastai, arba tu ten nepasieksi, arba tu ten netoks geras, tai... Grinai. O dar prie to pačio Sibamas, tas Ūsis tą patį sako, kai tu esi antras, trečias. Yeah. Tu visą laiką esi išalkęs ir tu su nagais kabinės, aš būsiu kitais metais pirmas. Yeah. O kai tu esi 4-5 metus išėlės pirmas, tu nesi taip kaip tas antras. Tas antras visą laiką žiūri tave, kaip... tu atvarai tave nori sunaikinti ir aš galvoju dabar, ne, mes atvažiuojam, oi, man čia sunku, aš naujokas ar ne. Yeah. Ir man atrodo, man pirma Olimpija, panašiai, tu atvažiuoji, tas laimingas vaikas, kur tu puoli, su to pačiu Sibamu nusivadini. O kai jis atvažiuoja, jį visi nori suėsti. Yeah. Ir aš galiu tą patį pasakyti dėl savęs netgi, kad čempionu tapti daug daugiau motivacijos negu išlaikyti čempionų diržą. Aš tikiu ir tas savijo, tu galvoji, kad tas, kur atvaro čempionas, tai jauties, žinai, tipais laisvas. Nifiga, aš manau, tu jauties žymiai sunkiau, žinai. Žymiai sunkiau. Spaudimas psichologinis žymiai sunkiau, nes tu turi ką prarasti. Turi ką prarasti ir tave visi stebi. Nes dabar pažiūrėsim. Ir kaip mes tam šiandien kalbėjom, kad visiems yra nusispjauti ant tavo būsenos, ant tavo gyvenimo, tavo problemų, visiems reikia rezultato. Visi tik tais rezultato nori. Ką tu sąs, ką aptart? Ar tavo sėkmė arba nesėkmė. Vis tiek jums daug tik tais... Ir po to būna, aš tai išbūčiau. Aš būčiau galėjo, taip. Ką žinau, kaip durnelis. Gerai, paskutinis dalykas, ko aš tavęs noriu paprašyti, gali minutę pagalvoti, pažiūrėti kamerą, vat gal šitą. Ir kokią norėtum žinutę palikti mūsų klausytojams? Aš jau iškart žinau, vienai mane palėtė prieš gal 2 savaitės. Žinai, randi tokius, kai paskaitai, žinai, kažkokius tais posakius, ar ne? Žinai, paskaitai, o šitas geras, bet kažkaip nueini. Ir prieš 2 savaitės mano sportininkė atsiuntė vieną iš tokių, žinai, motyvacinių užrašų ir kur buvo, aš atsisėdau, aš atsimenu Lijo, važiuoju mašinoje ir galvoju, eina savo, koks geras. Tai... Vat, kai mes kalbėjom, tu ruošiesi, tau yra sunku ir kartais nori tų žemiškų dalykų, o buvo toks posakis, kad užtenka vieną kartą pakentėti, kad būtum visą gyvenimą čempionu.
Tai žiauriai geras. Ta prasme, tavo dabartinis, kai tu ruošiesi, galvoji, kad tau dabar kaip sunkuma šiaip, bet tas ir yra, tu save motyvuoji ir vieną kartą, tarkim, mane išvažiuoji, tu realiai dabar visą laiką bus įrašas, kad mes patekom, ar ne, kažkada į Olimpiją. Nors be buvo antiek sunku ir atrodė, kad čia yra nesąmonė, tu nori būti paprastu ir užtekia būtų, žinai, biški nepatikėti savim, nueiti ir mesti, žinai, ir to įrašo, kad tu važiuoji į Olimpiją, niekada nebūtų. O te reikėjo realiai padaryti 5 mėnesius, žiauriai. Tai tik 5 mėnesiai gyvenimo. Tik tiek. Bet taip, už kadro atrodo tik 5 mėnesiai. Čia tik tas tiek verta dabar taip džiaugtis. Bet iš tikrųjų tai buvo, įdirbis buvo dar didesnis, bet... Taip, bet taip pažiūrėjus, ar ne, tai mums, ar ne, va, tarkim, tos 5 savaitės, ar ne, gyventi, yra sunku ruoštis, ar ne? Faktas. Ir to čia tik 5 savaitės gyvenimo, kad tu negali pakentėti 5 savaitės, ar ne, ten kad būt, žinai, ten wow, kažko. Tai yra 5 mėnesius tu atsiduodi tam, kad tu turėtum, žinai, tą... Čia yra... Atiduodi savo gyvenimą. Tai va dabar aš tavo toks mano pasiruošimas, dabar pakentiek, nenuvarysi, žinai, ten kažkur atsigerti, po to visą gyvenimą galėsi atsigerti kažkur kavinėje per rolį. Taip. Dabar pakentiek ir bus, žinai, tas geras. Aš noriu padėkoti už tavo laiką. Man kaip visą laiką malonu matyti jūs Vilniuje. Tikėkime, kad artimoje ateityje mes matysime jūs dažniau, abudu su Edgaru treniruojančius, netgi čia ir aš tikiu jūsų sėkme, galbūt daug kas nekęs netgi, kad jūs esat čia. Bet kaip dažniausiai būna, bet man yra gražu stebėti jūs, gražu stebėti jūsų užsidegimą. Ir jūsų atsidavimą, jūsų mindsetas yra labai panašus į mano, kai jūs gyvenate tom, ką jūs darote. Ir tai tikrai žavi. Ir aš manau, kad tokie žmonės yra prakeikti sėkmiai. Būtent to jums ir palinkėsiu. O jums visiems ačiū, kad jūs stebėjote, kad jūs esate kartu. Nepamirškite palikti savo komentarą, jūsų nuomonę apie kojas didžiulės. Į batonėlį būtinai užgaskite jo. Kad padidėtų. Taip, like, subscribe ir ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad padedat man kurti, netgi ne kovos menų, o sėkmingų žmonių bendruomenę. Visiems sėkmės ir iki sekančio karto. Iki.